Artikel, bis der Arzt kommt. Also die haben wirklich alle eine Kappe auf und ein Hemd an. Und ich habe noch nie so viele Menschen gesehen, die trotz mittlerweile 25 Grad hier komplett im Overall mit Helm rumrennen ja, hier und schwitzen wie nur was. Hier laufen die Zuschauer teilweise mit Helm rum. Also da gibt es die abenteuerlichsten Kombinationen. Also auch vergangene Piloten in Prost-Helmen, Senna-Helmen laufen die rum. Also die Begeisterung ist wirklich enorm. Hier kommt der nächste im Schneckenkriechgang, das ist Felipe Massa. Für ihn war es ja die zweite Pole und die 185. insgesamt für Ferrari. Also die Rekordlisten der Roten, sie werden immer länger und länger. Einen Punkt ist man zurück in Sachen Konstrukteurswertung gegen Renault. 179 zu 178 steht es da. Jetzt hat man gesehen, wie Felipe Massa da mal geschaut hat, was da los ist. Hat nach rechts und links rausgeblickt. Das kann man natürlich, wenn man so auf seiner Spazierfahrt ist, sehr schön machen. Und jetzt sieht man es wieder, wie er schaut. Das ist unglaublich angenehm. Also das muss ich sagen, das Gefühl ist ein schönes. Und man hat natürlich auch noch ein bisschen Ruhe in dieser Einrollrunde und mit der Ruhe ist es dann vorbei, wenn man auf seinen Startplatz fährt. Ja, das sieht man, da lauert dann nicht nur der Kai, sondern da lauern logischerweise noch ein paar hundert Journalistenkollegen mehr. Viele VIP-Gäste und viele, viele Fotografen. Ja, da haben wir Kai schon im Hintergrund in der Warteschleife hinter Fernando Alonso, aber ich glaube, er ist noch nicht dran. Ich darf noch nicht zu ihm runtergeben. Er muss noch dem spanischen Kollegen den Vortritt lassen, aber ich bin mir sicher, das werden wir auch gleich in die Reihe bekommen, wie bei allen Rennen und wie auch bei allen weiteren, die wir übertragen werden. Jetzt können wir runtergeben, wir sind soweit. Warteschleife beendet. Fernando, you did a very slow installation. Fernando, das war eine ganz langsame Installationsrunde. Ist alles unter Kontrolle? Ja, ja. Das machen wir eigentlich immer so, eine Runde ganz langsam fahren, wenn wir in die Startaufstellung gehen. Also da ist alles prima, kein Problem. Fühlt sich heute ein bisschen besser als gestern beim Qualifying? Na, das Gefühl ist ähnlich, um ehrlich zu sein. Also so toll sieht es nicht aus an diesem Wochenende für uns. Vielleicht haben wir im Rennen eine Möglichkeit, wenn die Reifen nachlassen, bei Michelin und bei Bridgestone, dann kommen wir vielleicht ein bisschen näher an sie ran. Aber die Ferraris, die sind immer noch sehr schnell. Wir versuchen die Toyotas zu schlagen. Die Toyotas, und da würde er gut tun, denn die sind unmittelbar vor ihm platziert. Die Startaufstellung, die gleicht ja heute so ein bisschen der Arche Noah. 2 von jeder Sorte, 2 Ferrari, 2 Toyota, 2 Renault, 2 Honda. Jetzt haben wir hier ganz kurz Ralf Schumacher, der scheint aber noch im Gespräch zu sein, wie wir es gesehen haben. Dann gehen wir mal rüber. Der hat ja noch einen Bruder, der auch Formel 1 fährt. Der heißt Michael. Den sehen wir da vorne an der Mauer. Den lassen wir da nicht bei dem Mauer. Michael, kurz noch, bevor der große Sprung kommt, haben wir noch ganz kurz auch von oben herab. Der Zaunkönig ist hier. Ja, Michael, jetzt ist es soweit. Suzuka, Ihr Bruder dahinter, der Teamkollege davor. Mit dem Bruder gab es ja schon mal in Suzuka einen kleinen Zwischenfall. Wird der heute ein Problem werden für Sie? Ganz normale Rennsituation. Wir werden schauen, wie sich die Dinge ergeben. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass Sie theoretisch heute auch schon Weltmeister werden können? Ja gut, da habe ich ja beim letzten Rennen schon gesagt, dass das möglich ist. Also außer dass die Möglichkeit vorhanden ist, denke ich nicht wirklich drüber nach, weil ja doch sehr viel passieren müsste und davon gehe ich nicht aus. Aus dem kühlen Grunde hat sich aber in Kerpen eine kleine Fangemeinde versammelt und den wollen wir doch, glaube ich, mal einen kleinen Gruß rüber schicken. Ja, absolut. Ein Riesenkompliment und natürlich auch Dankeschön, dass ihr zu der frühen Morgenstunde euch da versammelt habt. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß, genießt es. Ciao. Danke, Michael. Hat ja auch noch ein bisschen was zu tun. Und die Kletterkünste kennen wir. Bin schon froh, dass sich dabei nichts gezerrt hat. Einstweilen, jetzt kriege ich hier gerade sogar ein Zeichen von Toyota. Jetzt gehen wir einfach mal rüber. Das ist ja schön. Heute melden sich die Fahrer hier noch gegenseitig an. Das sind ja ganz neue Sitten. Aber das letzte Mal Suzuka, das macht wohl einiges möglich. So, da sind wir schon angekommen. Ralf im Gespräch mit dem Renningenieur. Jetzt haben wir ihn. Ja, Ralf, böse Zungen behaupten ja, die Toyotas sind so leer, dass sie froh sind, wenn sie bis zur ersten Kurve kommen. Was können Sie denen entgegenhalten? Das wird sich im Rennen zeigen, noch gar nichts. Das wird man einfach sehen. Ich glaube, dass wir dieses Wochenende einfach sehr stark waren und das hoffentlich auch im Rennen sind. Es gab hier schon mal einen Zwischenfall mit Ihrem Bruder vor einigen Jahren. Wird das heute auch wieder ein Problem oder kommen Sie sich gar nicht nah während des Rennens?
Ich hoffe nicht, dass wir uns zu nahe kommen. Also in erster Linie hoffe ich natürlich, dass ich ihn überholen kann in die erste Kurve rein. Das versuche ich und alles andere wird man sehen. Wie gut müssen Sie in den Rückspiegel gucken wegen der beiden Renaults? Das wird auch ein Thema sein, weil wir ja nicht immer gerade die besten Starts haben. Renault ist bekannt für gute Starts, also hoffe ich mal, dass wir von hinten nicht zu viel Druck kriegen, dass wir unsere Position halten, keine unsinnigen Crashs haben in den ersten Kurven und von da aus dann sauber ins Rennen gehen. Wird der Wind ein Problem? Ich sehe gerade, die fahren, die flattern hier fleißig. Sollte nicht. Wir hatten gestern schon die Bedingungen auch beim Qualifying, also von daher glaube ich, dass eher für uns kein und auch für die anderen kein Problem sein sollte. Danke Ralf und Heiko Christian, jetzt seid ihr wieder dran, jetzt haben wir auch genug gequatscht hier. Ja, aber war doch gut und wir haben eine Menge erfahren. Ja, diese Szene, die der Kai da zweimal angesprochen hat, die hat natürlich vor ein paar Jahren im Rennen die Gemüter hier arg bemüht und da wurde natürlich viel diskutiert. Ralf damals noch in BMW-Diensten touchierte da Michael Schumachers Hinterrad, fuhr sich dabei den Frontflügel respektive die Nase ab. Hinterher gab es natürlich nicht nur freundliche Worte über diesen Vorfall, aber Kai hat ja nachgefragt, wenn sie sich nicht zu nahe kommen, dann sollte sowas heute nicht passieren. Ja, also dieser Grundoptimismus, der bei Ralf da mitschwingt, den finde ich schon mal sehr sympathisch, dass er eigentlich davon ausgeht, den Michael zu überholen. Das etwas realistischer betrachtet sehe ich das ein bisschen anders, aber er hat im Endeffekt dann schon auf das hingewiesen, was wirklich entscheidend ist, nämlich dass sie vor den Renault bleiben. Wenn Toyota vor den Renault in die Runde gehen kann, also die ersten 2 Kurven übersteht, dann haben sie eine realistische Chance, aufs Podium zu fahren. Wenn das nicht gelingen sollte, dann wird es ein bisschen eng werden, schätze ich. Man ist ja im Lieblingsausland aus Toyota-Sicht. Man ist nämlich auf Honda-Territorium. Im nächsten Jahr wandert der japanische Formel 1 Grand Prix von dieser eigentlich mal als Honda-Teststrecke gebauten Rennstrecke von Suzuka rüber nach Fuji. Diese Strecke gehört Toyota. Da hat man Millionen investiert und ab der nächsten Saison wird halt dann da drüben gefahren. Und deshalb sind natürlich viele Toyota-Leute auch heute noch mal hier zur Abschiedsvorstellung. Aber im nächsten Jahr, dann soll es ein noch größeres Toyota-Fest werden in Fuji. Und wir haben den nächsten, diesmal aber nichts Rotes, sondern was Weiß-Blaues. Der Mann heißt Nico Rosberg. Ja, Nico, der Bridgestone-Vorteil, können Sie von dem heute hier auch während des Rennens profitieren? Ja, ich glaube, der Vorteil wird vielleicht ein bisschen weniger sein im Rennen. Aber generell glaube ich, dass die Reifen sehr gut funktionieren hier und deswegen werden wir sicher auch im Rennen davon profitieren können. Warum weniger Vorteil? Ja, weil wir haben schon etwas Graining und das wird sich im Rennen sicher bemerkbar machen. Aber ich glaube trotzdem insgesamt, dass wir sicher im Vorteil sein werden. Wer wird denn für Sie das größere Problem hier hinten werden? Nick Heidfeld oder Kimi Räikkönen, der ja auch hier noch in unmittelbarer Nachbarschaft ist? Ja, aber ich glaube, die hinter mir sind eher schwerer. Also wird wahrscheinlich eher die Leute, die vor mir sind, die Probleme mir bereiten und muss versuchen, vielleicht vorbeizukommen. Danke, Nico. Ja, dieses Graining, das der Nico angesprochen hat. Wir haben gerade noch mal die Pressemeldungen rausgesucht. Bei Bridgestone schreibt man, jede Art von Graining war within acceptable limits. Also das war noch nicht so schlimm, das war alles noch im grünen Bereich. Aber wohlgemerkt während des Trainings, wo ja nicht so wahnsinnig viele Runden gefahren wurden. Ja, und durch das nasse Freitagstraining hat keiner so wirkliche echte Longruns fahren können, um rauszufinden, was macht der Reifen ab Runde 10. Ich kenne Suzuka ja sehr gut und auch bin hier sehr viel gefahren. Es ist eine Strecke, die unglaubliche Belastungen auf die Reifen bringt und damit ist ein bisschen Graining, wie wir es jetzt hier gerade angesprochen haben, also ein bisschen Körnen auf der Vorderachse, führt dazu, dass man in der Runde 1-2 Sekunden langsamer fährt und das steigert sich dann. Das heißt, es wird immer schlimmer, noch schlimmer. Die Chance dafür ist, glaube ich, die einzige Hoffnung, die man bei Michelin hat, denn dort ist das Graining eben kein Thema. Und da hofft man, auch das haben wir auf der Pressemeldung gelesen, dass da noch ein bisschen mehr Gummi auf die Strecke kommt und glaubt, dass dann im Prinzip der Nachteil für Bridgestone größer und der Vorteil für Michelin besser wird. Jo, also wie viel Gummi da drauf kommt, das wissen wir. 22 Autos sind am Start und wie viele Runden gefahren wird, ist auch klar. Die Frage ist halt, wie sich die Strecke da so entwickelt im Laufe des Rennens. Das kann natürlich schon ab des Rennens ein bisschen anders werden. Und dieses Thema, wann funktioniert ein Reifen, wann funktioniert er nicht, werden wir ja nächstes Jahr Gott sei Dank nicht mehr haben. Denn da haben wir einen Einheitsreifen und dann ist das zumindest erledigt. So, die japanischen Backstreet Boys und die Hymne.
So, das war also die japanische Hymne. Jetzt dürfen sich alle wieder hinsetzen. Die letzten 13 Minuten bis zur Einführungsrunde und dann kommt der Start zum großen Preis von Japan hier in Suzuka. 53 Rennrunden werden dann gefahren. Die Strecke ist 5,807 Kilometer lang. Und da haben wir jetzt wieder mal diese überdimensionalen Banner und Fahnen. Es ist fein sortiert hier. Es gibt eine Toyota-Tribüne, es gibt eine Honda-Tribüne. Da sitzen dann in erster Linie mal, denke ich, Werksangehörige. Aber auf allen anderen Tribünen wirklich ein bunt gemischtes Szenario. Natürlich viel Ferrari-Rot, aber auch jede Menge in Renault-Farben, in Mercedes-Farben, natürlich in Honda und in Super Aguri-Farben. Also das ist hier wirklich ein tolles Erlebnis. Und das ist ja nicht zuletzt auch der Grund, warum man überlegt, bei der großen Begeisterung hier haben wir Nicolas Todt, den Sohn von Jean Todt und Manager von Felipe Massa, im Gespräch mit seinem Fahrer, warum man überlegt, vielleicht zusätzlich zu Fuji doch noch auch hier ein Rennen dann als großen Preis vom Pazifik zu veranstalten. Ja, die Diskussionen gibt es, ob das nächstes Jahr der Fall sein wird, da habe ich so meine Zweifel. Aber es kann schon sein, dass man so 1-2 Überbrückungsjahre braucht. Zum Beispiel in 2008 und 2009, wo hier in Suzuka vielleicht dann doch nochmal Formel 1 gefahren wird. Die Verhandlungen laufen auf jeden Fall. Bernie Ecclestone hat sich hier mit den Streckenbetreibern von Suzuka sehr intensiv unterhalten. Und so wie ich es verstanden habe, gibt es einen leichten Hoffnungsschimmer hier im Honda Land, in der Mobility Land Corporation, so heißt die Firma hier, dass der Grand Prix doch bleibt. Mechaniker mit Stirnbändern, Kai mit Krawatte. Schönes Trefferchen. Ja, noch ein Treffer, die Rücklichter von Michael Schumacher. Wer wird die heute alles sehen und vor allen Dingen wie lang? Die Fragen werden gleich beantwortet hier beim großen Preis von Japan in Suzuka. Und vielleicht, naja, sagen Sie es keinem, vielleicht gibt es heute sogar einen Weltmeister. Kleine Unterbrechung, dann sind wir wieder hier. Welcome to Japan. Welcome to Suzuka. Sveiki, pirmos formulės fanai ir be abejo autosporto fanai. Puikus oras Suzukoje ir pradedame tiesioginę transliaciją iš priešpaskutinio šių metų čempionato etapo. Iš tiesų dramatiškas čempionatas, dramatiškas sezonas. Michaelis Schumacheris po pergalės Kinijoje praėjusį savaitgalį tapo čempionato lyderio asmeninėje įskaitoje. Fernandas Alonsas iki to laiko pirmavęs dabar turi lygiai tiek pat taškų, kiek Michaelis Schumacheris, tačiau Michaelis šiemet iškovojo vieną pergalę daugiau, taigi dėl to yra klasifikuojamas aukščiau Fernando Alonso. Na ir be abejo yra tik vienas nedėkingas scenarius, pagal kurį Michaelis Schumacheris galėtų jau šiandien tapti čempionu ir Brazilijos lenktynėse, paskutinėse lenktynėse niekas nesispręstų, o tas nepatogus scenarius yra tokiu atveju, jeigu Michaelis Schumacheris šiandien laimi, kas yra be abejo labai tikėtina po fantastiškos Ferrari ekipos formos demonstruotos kvalifikacijos lenktynėse, o Fernandas Alonsas lenktynėse neuždirba nei vieno taško. Mūsų ekrane aštuoniukės formos Suzukos trasos schema. Pirmasis raudonas sektorius, gana ilga starto finišo tiesioji, įspūdingas užsitęsęs dešinys pirmas posūkis, po to esais vadinamas gyvatukas. Na ir vėliau matome šioje trasoje tikrai apstų ir lėtų, ir vidutinio greičio, ir greitų posūkių bei pakankamai ilgų tiesiųjų. Vėjas netgi stipresnis negu vakar kvalifikacijoje, beveik 6 metrai per sekundę. Vakar jis pūtė gūsiais, dėl to lenktynininkams buvo tikrai nemažai problemų. Trasos temperatūra 29 laipsniai Celsijaus, tiek pat buvo ir vakarykštės kvalifikacijos pabaigoje. Taigi oro sąlygos beveik identiškos vakarykščiai kvalifikacijai. Ir būtent šios oro sąlygos išskyrė padangų gamintojus pagal pajėgumą. Vakarykštėje kvalifikacijoje ir laisvose treniruotėse, kai trasa buvo sausa ir švietė saulutė, nebejotina persvara įgijo Bridgestone padangas naudojantys lenktynininkai. Panašu, kad Michelin koncernas savo komandoms
atvežė neidealiai tokiam oro sąlygom tinkančias padangas. Ir tai leido Ferrari ekipai užimti pirmąją starto juostą. Šį kartą Felipe Massa, antrą kartą šiemet buvo greitesnis nei Michaelis Schumacheris, taigi vakar iškovojo pole poziciją Ralfas Schumacheris ir Jarno Trulis. Abu Toyota bolidai, matyt, buvo kvalifikacijoje išties labai lengvi. Startuoja iš antrosios juostos Fernandas Alonzas, Giancarlo Fisichella, Renault ekipa 5-6 starto pozicijos, 7 ir 8 abu Honda bolidai, Jensonas Buttonas, Rubensas Barrichello, 9 Nikas Heidfeldas, 10 Nico Rosbergas. Tik antrąjį dešimtuką pradeda Kimis Raikkonas, tai blogiausias komandinis kvalifikacinis rezultatas šį sezoną McLaren ekipai, kadangi Pedro de la Rosa kvalifikavosi 13 vietoje, 12 Robertas Kubica, pirmą kartą savo pirmojos formulės trumpoje karjeroje, stovintis už pirmojo dešimtuko ribų 14 Markas Weberis, 15-16 Vitantonio Liucis ir Kristianas Albersas. Kristianas tikrai puikiai pasirodė su Spyker Midland F1 bolidu. 17 Davidas Coulthardas, 18 jo kolega Robertas Dornbosas, 19-20 Scottas Speedas ir Takuma Sato galų galiai taikęs į prieš paskutinę startinę eilę. Ir paskutinė eilė Tiago Montero ir Sakonas Yamamoto, kuriam kvalifikacijai nepasisekė. Matėme vakar greito savo rato metu. Sakonas antrajame sektorėje padarė klaidelę. Į plauko formos posūkį atvažiavo per greitai, blokavo galinius ratus ir dėja šio incidento metu japonų užgeso variklis, taigi negalėjo parodyti savo, be abejo, labai gero šitos trasos žinojimo ir pasirodyti prieš savo namų publiką. Taigi, kvalifikacijos rezultatai yra starto rikiuotė. Perša labai paprasta išvada. Pirmose dviejose eilėse Bridgestone padangas naudojančios ekipos Ferrari ir Toyota. Toliau trečiąją starto juostą užima Renault abu bolidai, ketvirtą abi Honda. Abi Hondos, Jensonas Buttonas ir Rubensas Barrichello. Taigi visų pirma, Bridgestonai akivaizdu šiomis oro sąlygomis turi pranašumą prieš Michelinus. Kitas dalykas, jog ši trasa, kuri yra labai techniška, kaip rodo kvalifikacijos rezultatai, visgi rezultatai joje priklauso stipriai nuo bolido. Komandos nariai, komandos draugai rikiuojasi vienas šalia kito. Jau techninis personalas pasitraukė nuo startinės juostos bolidų ir netrukus šie turėtų pajudėti į apšilimo ratą prieš paskutinį šį sezoną. Raudona pirmoji eilė, Felipe Massa, Michaelis Schumacheris, toliau vėlgi dvi Toyotos, Ralfas Schumacheris ir Jarno Trulis. Vienas iš aspirantų į čempiono titulą Fernandas Alonso ir jo kolega Giancarlo Fisichella. Trečioji startinė eilė. Na ir kągi, vien McLareno kvalifikacijos rezultatai matyt labai gerai byloja apie tai, kad neidealiai tinka Michelin padangos būtent šiom oro sąlygom. Važiuojame su Takuma Sato, kuris šios dienos lenktynėse startuos 20. Takuma ką tik įveikė dvigubą pirmąjį posūkį ir štai atvažiuoja į taip vadinamus esus. Lenktyninkas čia stabdo, suka į kairę, dar šiek tiek pristabdo, suka į dešinę, akceleruoja, vėl į kairę, vėl į dešinę. Iš tikrųjų labai įspūdingas gyvatukas. Na, o ekrane matome asmeninę įskaitą, kaip jau minėjome ir kaip visi puikiai žinote, Michaelis Schumacheris šiuo metu yra čempionato lyderis, turi 116 taškų, Fernandas Alonsas lygiai tiek pat taškų jo sąskaitoje, antroje vietoje, kadangi šiemet jis iškovojo 6 pergalės, lyginant su 7 Michaelio Schumacherio pergalėmis. Na, kova vyksta ir dėl 3-4 vietos. Giancarlo Fisichella turi 63 taškus, Felipe Massa turi 62. Taigi šiose lenktynėse Massa iškovojęs pole poziciją gali tikėtis pakilti į 3 asmeninės įskaitos vietą. Įspūdingas šaukšto formos posūkis ir po jo sekanti pati ilgiausia tiesioji. O štai matome konstruktorių įskaitoje. Renault pirmauja po 4 taškais daugiau surinktų taškų Kinijoje. Renault vėl išsiveržia į priekį, tačiau te turi vos 1 taško persvarą. Na, kaip matote, po šaukšto formos posūkio bolidai važiuoja į kalną, tuomet nedidelė nuokalnė ir įspūdingasis 130R vardu vadinamas posūkis. Čia su V8 2,4 litro darbinio tūrio motorais pilotai neatleidžia akceleratoriaus pedalo. Dėl to Fernandas Alonsas ir pasakė, kad tai jau daugiau faktiškai ne posūkis.
netenka susimastyti, ar atleisti pedalą ar ne. Tai yra tiesioji įveikiama virš 300 km/val greičiu. Na ir po šio posūkio vėl tiesioji, kuri baigėsi štai šiuo labai lėtų S formos posūkiu, kuris tiesa šiek tiek buvo pagreitintas pastaraisiais metais, na ir tradiciškai vadinamas trikampiu. Posūkis į dešinę, šioje vietoje lenktynininkai išvažiavę iš S formos posūkio, iš trikampio, nuspaudžia akceleratorių iki dugno, tai yra greitėja ir atvažiuoja į starto finišo tiesėje. Na ir kągi, kvalifikacijos rezultatai ir rato laikai, kuriuos demonstravo vakar dienos lenktynėse, kvalifikacinėse lenktynėse Ferrari ekipa, dar kartą parodo, kaip toli per vienus metus vystėsi padangos, kadangi su žymiai silpnesniu varikliu rato laikas nukrito maždaug 1,5 sekundės, lyginant su praeitų metų 10 cilindrų variklių rato laikais. Kągi, įspūdingi greičiai, tačiau žinia, jog kitais metais vieninteliai Bridgestone tieks padangas visoms Formulės 1 komandoms, tokios naujosios taisyklės. Na, Bridgestone šį savaitgalį pranešė, kad planuoja kitų metų padangos, jeigu taip galima išsireikšti, bus 2 sekundėmis lėtesnis. Na ir kągi, Felipe Massa dešinėje mūsų ekrano pusėje, Michaelis Schumacheris kairėje, netrukus startas. Labai pavojinga ši tiesioji, kadangi jį prieš posūkį susiaurėja ir labai atrodo neblogai startavo abu Toyota bolidai. Ralfas Schumacheris buvo agresyvus. Aplenks atrodo Fernandas Alonsas Jarno Trulį. Kitam posūkiai jisai turėjo būti išorėje, bet nežiūrint į tai agresyvus buvo ispanas ir atrodo iškovojo vieną poziciją. Na, kaip ir minėjo Renault ekipa ir pastebėjo daugelis Formulės 1 specialistų, Renault komandai po starto reikia būti labai agresyviai, stengtis kuo skubiau aplenkti ne vieną, o abu Toyota bolidus, kadangi turime patirtį, jog Toyotos lenktynėse dažnai tampa judančiomis kliūtimis, užlaiko savo varžovus už savęs. Tai žinoma būtų geriausia žinia Ferrari ekipai. Na, o žiūrime, Felipe Massa išlaikė lyderio poziciją, taigi nepasitvirtino kai kurių Ferrari komandos oponentų, kalbančių apie komandinę taktiką, prognozės, kad Massa jau pirmame posūkyje praleis į priekį Michaelį Schumacherį. To jaunasis Brazilas nepadaro. Na, matome, Fernandas Alonsas susidoroja su Jarno Truliu, dabar persekioja Ralfą Schumacherį. Atrodo, Fisichella taip pat prarado poziciją vienam iš Honda ekipos lenktynininkų. Jensonas Buttonas pakyla į 6-ąją poziciją. Štai greitasis 130 R posūkis. Fernandas Alonsas per toli, kad bandytų atakuoti Ralfą Schumacherį. Nedidelė klaidelė, šiek tiek per aukštai šoktelėjo ant trasą juosančių barjerų. Tačiau tai didesnių problemų Fernando Alonsui nesudaro. Na, o Felipe Massa, žinoma, yra lenktynių lyderis, iškovojęs pole poziciją, ją išsaugoja ir pradėjęs antrąjį ratą. O Nico Rosbergas atakuoja Robertą Kubicą. Atrodo, sėkmingas buvo šis Niko manevras. Labai gerai startavo Robertas Kubica, iš 12 pozicijos buvo pakilęs į 11, atitinkamai kelias pozicijas prarado Nico Rosbergas, tačiau atrodo vieną prarastą poziciją prieš Kubicą Rosbergas ką tik susigrąžino. Vienas šalia kito važiuoja abu Ferrari, Michaelis Schumacheris paleido šiek tiek Massą į priekį, tačiau dabar antrajame rate jau vėl priartėjo. Štai klaidelę padaro Ralfas Schumacheris plauko formos posūkyje, tačiau Fernandas Alonsas buvo per toli, kad pasinaudotų šią vokiečio klaidą. Na ir tai, kad štai dar kartelį starto pakartojimas, Giancarlo Fisichella labai vangiai nešvarioje trasos pusėje pajuda iš statinės pozicijos, šiek tiek nebūdinga situacija Renault bolidams, o štai kaip Fernandas. Agresyviai važiuoja Fernandas. Jarno Trulis atrodo buvo dar toli priekyje pirmo posūkio pabaigoje, tačiau matyt sekančiame posūkyje išoriniu radiusu atakavo ispanas. Na, net 3 kartus keitė savo padėtį trasoje Fernandas Alonsas. Štai kaip tik dabar iš jo bolido matome starto pakartojimą. Dešinė kairė, vėl dešinė. Ir Jarno Trulis buvo labai kooperatyvus. Pačiu laiku pastebėjo į vidinę posūkio dalį įlindusį Michaelis Schumacheris aplenkė Felipe Massą ir tampa lenktynių lyderiu. Na, akivaizdu, jog Massa buvo šiek tiek lėtesnis pirmose ratuose nei Michaelis. Žinoma, Ferrari turi teisę
naudoti tokią komandinę strategiją, tokia nėra uždrausta yra akivaizdi komandinė taktika, kuomet lemiamų lenktynių momentu į priekį praleidžiamas komandos draugas. Kas atsitiko Rubensui Barrichello, keičiamas priekinis sparnas. Matėme prieš pirmą posūkį labai stipriai stabdantį vieną bolidą. Galbūt tai buvo Rubensas Barrichello ir galbūt jis kliudė vieno iš varžovų bolido galą, taip pažeisdamas savo bolido priekinį sparną. Michaelis Schumacheris pradeda labai greitai tolti nuo Felipe Masos. Dabar vokietis diktuos lenktynių tempą ir bandys bent jau iki pirmo sustojimo susidaryti savo laiko rezervą. Rosas Braunas prieš šį savaitgalį oficialiai viešai spaudoje paprašė Renault ekipos Flavio Briatorės nenaudoti akivaizdžios komandinės taktikos, leisti Michaeliui Schumacheriui ir Fernando Alonso šiose lenktynėse ir likusiame etape Brazilijoje išsiaiškinti santykius individualiai. Tačiau matome, jog Felipe Massa vakar iškovojęs pole poziciją 2 ratus buvo pirmas, tačiau Michaelis Schumacheris jį labai lengvai aplenkė ir dabar Felipe Massos tempas šiek tiek skiriasi, ne ta žodis šiek tiek, gana stipriai skiriasi lyginant su Michaeliu Schumacheriu. Štai aplenkęs Michaelis savo komandos draugą, lygiai po vieno rato turi jau 1 sekundės persvarą, o Ralfas Schumacheris taip ir lieka 3 vietoje, Fernandas Alonsas nieko negalėjo padaryti. Taigi labai įdomu bus stebėti dabar Felipe Massa, jo rato įveikimo laikus ir žinoma, vertindami šią situaciją galime daryti, šiuo atveju labiau individualias išvadas, kiekvienas kaip patinka, ar Massa prilaiko Fernando Alonso su Ralfo Schumacherio pagalba ar ne. Kol kas Massa yra gana toli, tai tikrai šiuo metu bent jau lenktynių Massa nėra joks trukdis Fernando Alonsui, kadangi Ralfas Schumacheris važiuoja gana toli už Felipe Massos. Ir matyti Fernando Alonso didžiausias galvos rūpestis būtent šiame lenktynių etape yra būtent Ralfas Schumacheris, kurio tempas diktuoja ir ispano tempą. Roso Brauno prašymas Renault ekipai nenaudoti akivaizdžios komandinės taktikos ir neleisti Giancarlo Fisichellai trukdyti Ferrari komandos lenktynininkams. Žinoma, turėjo pagrindų praėjusį savaitgalį. Puikiai matėme, kuomet po pirmojo sustojimo, kai be reikalo iš tikrųjų buvo pakeistos vien tik priekinės Fernando Alonso bolido padangos, Giancarlo Fisichella akivaizdžiai bandė padėti savo komandos draugui, kuris tuo metu ratą įveikdavo net 4 sekundėmis lėčiau. O Michaelis Schumacheris, žinoma, buvo labai atsargus, jisai suprato, kad turi pranašumą, tik laiko klausimas, kada jis aplenks patį Giancarlo Fisichellą ir vėliau lenktynių lyderių buvusi Fernando Alonso. Nervai Michaelio buvo šalti, jis išlaukė tinkamą momento ir tapo lenktynių lyderiu. Štai kaip atsitiko. Nesunkiai Michaelis aplenkė Massą, bet paskutinėjame rate Michaelio Schumacherio tempas sumažėjo ir Felipe Massa jau buvo greitesnis lenktynininkas. Įdomu, kaip elgsis padangos šios dienos lenktynėse. Akivaizdu, kad geresnį sukibimą ypač pirmojo rato metu duoda Bridgestone padangos, tačiau be abejo Michelin padangas naudojančios komandos turi slaptą viltį, kad galbūt labai abrezivus Suzuka trasos paviršius nesuteiks tokių pranašumų Bridgestone padangos naudojantiem lenktynininkam lenktynių metu. Galbūt šie turės šiek tiek prilaikyti savo tempą, kad atvažiuoti su ne visai nudilusiom padangom iki savo pirmojo sustojimo. Taigi daug yra spėlionių ir tai yra paskutinė Bridgestone padangas naudojančių lenktynininkų viltis. Scottas Speedas ar Vitantonio Liucis? Scottas Speedas. Labai dideliu greičiu apsisuka aplink savo ašį. Įspūdingai jo bolidas žiūri į tą pusę, kur važiuoja visi kiti bolidai, į tą pusę, kur vyksta lenktynės. O kalbant apie padangas, po kvalifikacijos ir Ferrari, ir Toyota bolidų priekiniai ratai buvo labai grūdėti, kas leido Renault komandos strategams daryti išvadą, jog galbūt lenktynėse tas grūdėtumas manifestuos ir Ferrari turės problemų lenktynėms tęsiantis ratas po rato. Kol kas nematome to Ferrari pranašumo, kurį Michaelis Schumacheris ir Felipe Massa
turėjo kvalifikacijoje vieno rato metu. Priminsiu, jog Masos greičiausias ratas ir 5 vietoje kvalifikacijoje finišavusio Fernando Alonso skiriasi beveik 0,8 sekundės dalimis, kas lenktynėse, žinoma, būtų išties labai baisu Renault ekipai, tačiau šiuo metu to nėra ir Michaelis Schumacheris, lenktynių lyderis, prieš Fernandą Alonso, kuris šiuo metu yra 4, teturi vos 3 sekundžių ir 0,3 jos dalių persvarą. Taigi, kol kas lenktynės vyksta labai panašiu tempu. Važiuoja visi lenktynių lyderiai, netgi Kimis Raikonas dabar esantis 9 vietoje atsilieka nuo Michaelio Schumacherio mažiau negu 15 sekundžių, o tikėtina, kad Kimis Raikonas artėja prie 6 lenktynių rato pabaigos, daugiau nei 1 sekundės persvara prieš Felipe Massa, Ralfas 3, Fernandas Alonsas, pagrindinis Michaelio Schumacherio konkurentas čempionate, šiuo metu yra 4. Reklamos pauzė. Eine mögliche Erklärung sein für die jetzt gerade wieder abgelieferten Zeiten. Da haben Sie das Ergebnis nach 6 von 53 Runden. Wir versprechen, Sie verpassen nichts, auch wenn wir Sie jetzt mal ganz kurz für eine Runde aus Japan wieder in den Werbehimmel zurückholen oder auf den Werbeboden. Bis gleich. Fernando Alonso. Artėja prie Degner 1 posūkio Fernandas. Antroji Degner dalis labai siaura, lenda po tiltu, o štai čia kova Spiker Midland F1 lenktyninkas. Panašu, kad Albersas kovoja su Robertu Dornbosu. Aplenkė Davidą Coulthardą? Aplenkė Davidą Coulthardą, taip. Ir artėja prie Roberto Dornboso. Na, šaunuolis Kristianas Albersas įrodo, kad šioje trasoje Spiker Midland F1 bolidas nenusileidžia Red Bull Racing ekipos bolidams, kurie naudoja savo gale Ferrari motorus. Na, Davidas Coulthardas ir Robertas Dornbosas skundėsi, kad nors bolidai yra pakankamai stabilus ir treniruotės ir kvalifikacijoje trūksta sukibimo su trasos paviršiumi ir dėl to nepavyksta įveikti pakankamai greito rato. Todėl aukštas padaro klaidą Fernandas Alonsas. Šiek tiek atsiprašau, tai nebuvo, tai nešaltas, tai lėtasis kilpas. Na, šaukštaus posūkė būti arti savo varžovo yra labai sudėtinga, nes be abejo sparnai praranda efektyvumą ir pradeda slysti bolido priekis. Štai dabar, kaip tik Ralfas Schumacheris ir Fernandas Alonsas įveikia šaukšto formos posūkį, išvažiuoja į tiesiąją, kuri kyla į kalną. Na ir labai didelis atstumas. Labai didelis atstumas. Čia Ralfas 130 R posūkėje turėtų stipriai suklysti, kad galėtų Fernandas prie jo priartėti koviniu atstumu ir paruošti lenkimą. Na, stabdymo zonoje matome, kad Alonso gali stabdyti žymiai agresyviau ir gana arti privažiuoja prie Ralfo Schumacherio. Kas šiek tiek keista, Ralfo bolidas, jeigu remtis tą išvadą, kurią, manau, padarė daugelis po kvalifikacijos, Ralfo bolidas turėtų būti lengvesnis. Tačiau atrodo, jog Renault bolido stabdžiai yra gerokai efektyvesni, jis yra stabdymo zonose stabilesnis ir tai leidžia Fernandui Alonsui ne tik neatsilikti nuo Ralfo, o važiuoti labai arti jo. Michaelio Schumacherio tempas nedidėjo, galima sakyti, net šiek tiek mažėja. Matyt, Schumacheris vis tik priverstas kažkiek tausoti savo padangas, nes štai jau keletą ratų iš eilės važiuojama netgi šiek tiek lėčiau, negu buvo įveikiami pirmieji ratai. 34,5 toksai Michaelio Schumacherio važiavimo tempas, na ir galima sakyti, kad netgi Fisichella važiuojantį 6 vietoje šį ratą įveikė gerokai greičiau. Na, įdomi situacija. Fisichella kažkaip tai susidorojo su Jensonu Buttonu, nematėme šio epizodo. Jensonas turėjo matyti padaryti klaidelę, kad prarasti poziciją Giancarlo Fisichellos naudai. Praradęs poziciją Giancarlo Fisichellai, Buttonas jau atsilieka beveik 5 sekundės nuo į 6 vietą pakilusio Italo ir Fizi dabar vejasi Jarno Trulį. Sportininkus skiria šiek tiek daugiau nei 2 sekundės. Savo ruožtu Jarno Trulis atsilieka daugiau nei 1,5 sekundės nuo Fernando Alonso, kuris, kaip matėme, pakibęs ant Ralfo Schumacherio bolido uodegos. Pavyko aplenkti kažkaip. Ne, Ralfas priekyje. Alonsas gerokai atsiliko nuo Ralfo ir jį iš karto prisivijo Jarno Trulis. Taigi Fernando Alonso turėjo problemų, matyt buvo padaręs klaidelę, štai pasižiūrėkime, kas atsitiko.
per giliai išvažiavo iš šio posūkio. Štai kur Fernandas prarado tiek laiko. Kurigi tai vieta, tai yra Degner antroji dalis. Ir nedaug te trūko Jarno Truliui, kad šis pakiltų į ketvirtąją poziciją, aplenkęs gana apmaudžiai suklydusi Fernando Alonso, tačiau Fernandas išsaugoja savo poziciją ir toliau vejasi Ralfą Schumacherį. Taigi rizikuoja Fernandas Alonsas, norėdamas spausti Ralfą Schumacherį, bet padarė klaidelę, nebūdingą savo klaidelę, kuri jam kainavo, galima sakyti, labai nebrangiai. Robertas Donbosas pakeitęs ekipą palikusi Kristianą Klyną, kuris, kaip rodo jo vieta šį savaitgalį, panašu, jo kitais metais galbūt atstovaus Super Aguri ekipai. O štai Kristianas Albersas, kaip mato savo varžovą Robertą Donbosą. Ir įspūdingieji esai. Matėme šiek tiek nervingą įvažiuojantį paskutinės formos posūkį buvo bolido priekis. O Michaelis Schumacheris iš tikrųjų žaibiškai aplenkęs Felipe Masą tame rate, užfiksavęs geriausią rato įveikimo laiką, tai buvo antras ratas ir po trečiojo rato turėjęs 1 sekundės persvarą, negali atitrūkti nuo ekipos draugo, kuris dabar tarsi priverstas važiuoti Michaelio Schumacherio greičiau, ir atitinkamai Ralfas Schumacheris važiuojantis labai panašių tempų, matome, te atsilieka vos 4,5 sekundės. Ir štai netgi Batonas 7 vietoje važiuoja mažai lėčiau už Michaelį Schumacherį. Taigi pirmas septintukas juda labai panašių greičių. Jensonas Batonas matyt buvo padaręs gana grubę klaidą, kai jį sugebėjo aplenkti Giancarlo Fisichella, tačiau dabar Jensono tempas yra toks pats kaip 6 priešais į važiuojančių bolidų. Kągi, kol kas neįvyko tai, ko kai kas bijojo po kvalifikacijos, kad Ferrari po starto akimirksniu atitols iki visiškai nepasiekiamo tolio. To tikrai neįvyko. Michaelis Schumacheris lenktynių lyderis, Felipe Masas, Ralfas atsilieka 3,5 sekundės nuo Masos, Fernandas Alonsas nesenai padaręs klaidą vejasi Ralfą Schumacherį ir dabar sportininkus skiria jau mažiau nei 1 sekundę. Reklamos pauzė. Ja, und Alonso ist schon wieder dran an Ralf und fährt 1,33,6. Damit hat er wieder über 1 Sekunde aufgeholt. Aber noch nicht nah genug dran für einen richtigen Angriff auf den Toyota. Ja, man beobachtet das natürlich. Man vorne ist ganz genau, wo der Gegner einen unter Umständen näher kommen könnte. Und das versucht man natürlich dann, das Leben so schwer wie möglich zu machen. Und auf der anderen Seite hofft Alonso natürlich auch, dass der Toyota jetzt irgendwann mal tanken fährt. Denn das ist ja das, was wir die ganze Zeit auch in unserem Vorspann immer mal wieder angesprochen haben. Viele im Fahrerlager trauen dem Braten nicht, wenn die Toyota sagen, wir sind nicht so leicht, wie ihr denkt. Viele sagen doch, naja, komm, also, wir reden, die werden schon recht früh tanken. Letztes Jahr war es Runde 12, also in der nächsten Runde, nicht in dieser, sondern in der darauffolgenden, als die Toyotas getankt haben. Und was tun sie jetzt? Sie machen sich zumindest schon mal fertig. Jetzt ist ja Ralf Schumacher ja überraschend hier sogar auf Pole. Beendete damit eine Ferrari-Serie von mehreren Jahren Ferrari-Poles in Folge. Natürlich hat Alonso das jetzt auch schon über Funk gemeldet bekommen von seiner Boxencrew. Also die Toyota-Mannschaft steht bereit. Und man hofft natürlich, dass Ralf Schumacher jetzt rechts abbiegt. Tut er nicht, oder? Doch. Trulli kommt. Doch, Trulli. Ja, jetzt hat er ihn aber doch kassiert. Alonso vorbei an Ralf Schumacher. Die Regie hat die Boxeneinfahrt von Trulli gezeigt und ich denke, unten am Ende der langen Geraden, da hat Alonso Ralf Schumacher überholt. Jetzt also Alonso Dritter. Der Abstand von Alonso auf Michael Schumacher war ganze 5,9 Sekunden und er fährt sofort. Hier ist der Überholvorgang
innen rein, bremst später, kann das Auto auch einlenken, weil er eben noch guten Grip auf der Vorderachse hat im Vergleich zum Toyota und fährt im ersten Streckenabschnitt gerade mal die mit Abstand beste Zeit, die bis jetzt im Rennen gefahren worden ist. 4 Zehntel schneller als Michael Schumacher an der Spitze nur im ersten Streckenabschnitt. Dass auf die Distanz gesehen der Renault durchaus in der Lage ist, mit den Ferraris mitzufahren. Und Fisichella ganz genauso schnell direkt dahinterher. Spricht dann aber auch ein bisschen für das Schauspieltalent von Fernando Alonso, denn er hat doch vorhin in allen Interviews gesagt, also maximal Dritter. Ich habe überhaupt keine Chance. So, Massa in der Box. Ja, mal schauen, ob man in den Reifen irgendwas erkennen kann. Wahrscheinlich nicht. Da sieht man nichts. Hat man relativ lange getankt, relativ viel Sprit dazu gepackt. Und in seinem Boxenwindschatten haben wir Ralf Schumacher gesehen, der eine Runde nach Trulli auch reinkam. Der, glaube ich, an Platz verloren hat gegenüber Trulli bei diesem Boxenstopp. Alonso noch mal schneller im ersten Streckenabschnitt. Also daran sieht man immer so schön diese S-Kurven, das ist der erste Streckenabschnitt. Daran kann man sehr, sehr gut sehen, ob der Reifen hundertprozentig funktioniert oder nicht. Denn da spürt man das kleinste bisschen Untersteuern, wenn das Auto über die Vorderachse schiebt. Spürt man sofort, wenn man das Auto dann nicht mehr umsetzt. Allein in 4 aufeinanderfolgenden Kurven locker mal eine halbe Sekunde liegen lassen kann. Jetzt kommen die Zeiten vom zweiten Sektor und auch da hat Alonso... Jetzt kann man es mit dem bloßen Auge sehen, wie er aufholt. Abstand nur noch 4,6 Sekunden. Er hat fast 1 Sekunde aufgeholt in der vergangenen Runde. So, Fisichella. Auch die Reifen sahen gut aus. Und es hat alles funktioniert. Alle Zentralmuttern sind in den Schlagschraubern geblieben und haben sich ordnungsgemäß auf- und abschrauben lassen. Das ist Felipe Massa, der jetzt hinter Nick Heidfeld hängt. Und so sieht das aus der Onboard-Perspektive aus. Und wieder Alonso im ersten Sektor schneller als Michael Schumacher. Jetzt sind es aber nur 2 statt 4 Zehntel. Nach den Boxenstops, Sie haben es eingeblendet, auf den Plätzen 7 und 8. Jetzt kommt Alonso. Alonso jetzt, wie erwartet, früher an der Box als Michael Schumacher. Die große Frage ist nur, wie viel früher? Und normal ist ja die Faustregel immer, wenn einer länger draußen bleiben kann, dann macht er in der Zeit, die er länger fährt, richtig Zeit gut, holt sich ein Polster. Nur wenn Michael Schumachers Reifen wirklich abbauen, dann kann er nicht viel gut machen, da hast du völlig recht. Aber der Renault-Boxenstopp ist jetzt erstmal, oh, hoffentlich kommt er da vor denen raus. Jawohl, hat geklappt. Direkt vor Heidfeld und vor Felipe Massa. Puh, Timing ist alles. Ich meine, so ein Rennen ist gleich verloren, wenn er hinter den beiden rauskommt. Dann kann er nämlich seine neuen Reifen nicht in Speed umsetzen. Dann bleibt er hängen. Nico Rosberg. Ja, bei Massa hat es relativ lang ausgeschaut. Da hat man natürlich, nachdem er am Anfang nur wenige Runden gefahren ist, das ist ja die klassische Ferrari-Strategie, einen Massa ganz leicht zu machen, damit er auf jeden Fall weit vorne startet. Aber dann muss man im Umkehrschluss logischerweise beim ersten Stopp immer ein bisschen länger tanken, weil er dann ja ein paar Runden mehr fahren muss. Und das hat ihn jetzt nach hinten geworfen. Und heimlich still und leise hat sich Jenson Button natürlich jetzt nach vorn gearbeitet durch die Stops der vor ihm fahrenden Toyota und Renaults. Michael Schumacher jetzt zum ersten Mal, hier haben wir die Szene nochmal, die Ausfahrt von Alonso zum ersten Mal
unter 1,33,3. Die letzte Runde war endlich mal wieder in Sachen Zeit ein kleiner Hoffnungsschimmer. Ja, Heidfeld bleibt hier ganz cool und locker vorne. Heidfeld war noch nicht an der Box, Massa schon. Und jetzt Butner der Box. ...84 Liter für hochgerechnete 21 Runden. Das wäre also die klassische Zwei-Stopp-Strategie bei Jenson Button. Da sehen Sie jetzt, wer schon gestoppt hat, beziehungsweise wer noch nicht drin war. Schumacher zum ersten Mal in Sektor 1 schneller als Fernando Alonso. Das ist natürlich auch jetzt ein bisschen eine Gewichtsfrage. Alonso hat doch relativ lang getankt, also man hat hier wahrscheinlich vor, einen relativ langen mittleren Stint zu fahren. Und das ist wieder die Situation: Felipe Massa hinter Nick Heidfeld. Massa 5., Heidfeld 4. Ja, jetzt sehen wir hier im Kampf um Position, wo fahren wir denn? 3. Massa ist also 4., Heidfeld ist 3. Dasselbe, was wir vorhin mit anderen Teilnehmern schon gesehen haben, nämlich mit Alonso und Ralf Schumacher. Auch wenn ich ein bisschen schneller fahren kann, hier in den SS komme ich nicht ran an den Gegner. Das war Takuma Sato mit einer ganz besonders vorsichtigen Überrundung. So, jetzt kommt Michael an die Box. Hat in der letzten Runde nochmal 8 Zehntel gewonnen im Fernduell gegen Fernando Alonso. Vorsprung 28,3. Das sollte auf jeden Fall mal reichen, um davor zu bleiben. Die große Frage ist, war das jetzt genug an Polster, was er sich da rausfahren konnte, falls die Reifen auch gleich nicht so richtig hundertprozentig funktionieren. Haben wir da auch relativ viel getankt. So, Alonso ist nicht in Sicht, das heißt, hier ist er. Michael bleibt also vorne. Standzeit waren 0,8 Sekunden länger als bei Fernando Alonso. Und nachdem Heidfeld in der Box ist, ist also auch jetzt Massa wieder mit freier Fahrt. Aber wir halten fest, nach dem ersten Drittel des Rennens hat sich Fernando Alonso von Platz 5 auf Platz 2 verbessert. Michael Schumacher von 2 auf 1 und Massa von 1 auf 3 zurück. Ja, und der am meisten gut gemacht hat im Moment, das ist Kimi Räikkönen. Der war zwar noch nicht an der Box, aber der ist im Moment 4. Und der ist immerhin ja von der 11 gekommen. Also Punkte scheinen noch machbar zu sein für den Sieger des letzten Jahres, für Kimi Räikkönen, der da dieses fantastische Rennen geliefert hat. Bisschen kälter als gestern. Ja gut, also 1 Grad würde ich mal sagen. Außen, aber die Streckentemperatur ist deutlich kühler als gestern. Streckentemperatur ist ein bisschen kühler. Das kommt natürlich darauf an, wo gemessen wird. Wir haben im Moment eine gemischte Bewölkung, sodass auf manchen Teilen die Sonne scheint und da geht die Temperatur gleich nach oben und an manchen ist es schattig, da geht sie nach unten. Michael Schumacher hat 19 von 53 Runden absolviert. Vorsprung 5,426 Sekunden auf Fernando Alonso. Wir machen unseren nächsten Boxenstopp. Aber wie immer das Versprechen, sollte hier was Großes passieren, sind wir ratzfatz wieder in Suzuka.
tačiau stabdydami dar ne tiek daug, kiek jie tai daro prieš antrąją posūkio dalį. Štai įspūdingieji esai. Ir Dunlop posūkis. Ilgas kairys posūkis, kuris kyla į kalną. Na ir kaip komentuoja lenktynininkai, atrodo, kad jau jis pasibaigė, tačiau jis dar nesibaigė. Vėl manai, kad jis pasibaigė, tačiau pabaigos dar nėra. Labai ilgas, greitas kairys posūkis. Ir po to sekantis Degner dvigubas posūkis, atrodo, jo pirmoji dalis yra aštresnė, tačiau mes matėme, kad lenktynininkai jai važiuoja gana greitai, o tuo tarpu tokia lyg lėkštesnė antroji dalis, prieš ją lenktynininkai labai smarkiai turi stabdyti. Ir štai šaukšto posūkis, 2 apeksai šiame posūkyje, pirmas gerokai greitesnis, labai čia mėgsta slysti bolido priekiniai ratai, o pilotas nori priešingai, nori, kad kuo greičiau jie sukibtų su trasos paviršiumi, kad kuo anksčiau galėtų spustelti akceleratoriaus pedalą ir maksimaliai išsibėgėti šioje tiesioje, kurią skiria greitas 130 R posūkis, kuriame pilotai akceleratoriaus pedalo neatleidžia. Na įdomu, ar Kimiui Raikonenui užteks degalų šiose lenktynėse važiuoti tik stojant vieną kartą. Kol kas Kimis Raikonenas įveikė 20 ratų, iki finišo, kaip matome, lieka 33. Taigi dar reikia truktelėti su likusiais degalais ir galbūt Suomiui pavyks stoti boksose tik vieną kartą. Robertas Kubica, Lenkas atstovaujantis BMW Sauber ekipą, neria į techninio aptarnavimo juostą. Na ir štai McLaren komandos mechanikai laukia matyti Kimio Raikoneno. Boksuose Pedro Del Rosa, pirmasis McLaren ekipos narys, pasukęs pirmą kartą į boksus. Štai jūs mūsų ekrane. Taip pat boksuose ir Markas Weberis. Pirmasis Australo sustojimas. Kieno tai bolidas? Mūsų monitoriuje labai liejasi spalvos, kaip ir praeitose lenktynėse mums kilo labai pavojingos asociacijos. Štai pakabos lūžis. Kristianas Albersas važiavo iš tiesų labai puikiai ir kas tiko jo bolidui. Dramatiškas incidentas, labai nemalonus įvykis, tikrai nesmagu, kai tai lenktynininkams įvyksta greitose trasos dalyse. Tačiau viskas baigėsi labai sėkmingai, tai nebuvo stabdymo zona prieš lėtuosius S-formos posūkius. Labai pavojinga, jeigu tokie gedimai įvyksta greitose posūkiuose. Lenktynininkas. Štai įvykio vietą atvažiuoja Felipe Massa, matome bolido nuolaužų gulinčių šiek tiek už lenktynės trajektorijos ribų. Žiūrėsime, kaip reaguos Charlie Whitingas, kuris stebi, kas dedasi trasoje, ir jeigu nuolaužų yra per daug ir jos gali kelti pavojų lenktynėse dalyvaujančiams sportininkams, į trasą išleidžiamas saugos automobilis, kol kas neturime jokių ženklų. Štai. Pusašis. Kažkada tai buvo pusašis, dabar tai yra šiukšlė trasoje. Arba suvenyras. Labai brangaus metalo gabalėlis. Ne ant idealios trajektorijos guli šis pusašis, tačiau sukeltų pavojų, jei kitas lenktyninkas iš idealios trajektorijos išlystų. Stabdymo zonoje lūžo galinė pakaba. Nuplėšė bolido galą, galinį sparną. Na kągi, nieko nepadarysi. Tai įvyksta Formulė 1. Belieka tik džiaugtis, kad Kristianas Albersas dėl šio incidento nenukentėjo ir kad už jo tuo metu nebuvo nei vieno lenktyninko prisiklijavusio prie Alberso galinio sparno. Matome, kad po savo sustojimo boksuose Michaelis Schumacheris išlaiko didesnę negu 5 sekundžių persvarą, taigi dėka savo vėlesnio sustojimo, galima sakyti, Michaelis dar labiau maždaug 1 sekundę pabėgo nuo Fernando Alonso, o Felipe Massa laikosi per tas pačias 3 su trupučiu sekundės nuo Fernando. Kimis Raikonenas be abejo prarado savo 4. vietą. O važiavome su Jensonu Buttonu, kuris stengiasi iš paskutinių. Štai ateina ir Kimi Raikoneno laikas apsilankyti techninio aptarnavimo juostoje. Labai vėlyvas sustojimas, įveikus 22 ratus. Na ir žiūrėkime, iki lenktynių pabaigos lieka 31. Kiekgi bus pripilta degalų į Raikoneno bolido kuro baką. Nemažai tikėtume, kad Raikonenui netektų stoti dar kartą. Be abejo, teks sustoti. Teks sustoti dar antrąjį kartą Kimi Raikonenui. Bet tikriausiai Raikonenui pavyko šiek tiek pagerinti savo padėtį.
dėl didesnės degalų atsargos Kimis galėjo šiek tiek ilgiau, gerokai ilgiau išbūti trasoje už savo varžovus. Lyginant su pirmuoju stojusiu Jarno Truliu, Kimis Raikonas trasoje buvo visų 10 ratų ilgiau. Raikonas važiavo iš ties labai sėkmingai, jo rato įveikimo laikai vis gerėjo asmeniškai, rato rekordo jam pasiekti nepavyko, tačiau, žinoma, tokius greitus ratus sukliavęs Kimi Raikonas įgis ne vieną poziciją. Štai Rubensas Barrichello, taip pat antrasis Rubensas Barrichello sustojimas. Pirmasis planinis sustojimas, mes atsimename, kad Rubensas buvo priverstas sustoti pačioje lenktynių pradžioje, matyt po to, kai pažeidė savo priekinį sparną. O dabar jau planinis padangų keitimas ir degalų papildymas. Grįžta Rubensas Barrichello į trasą, o mums laikas reklamos pauzeliai. Alonso hat aufgeholt auf Michael Schumacher. 3 Zehntel im letzten Umlauf. Jetzt ist sie weg, die Atemswelle. Mutiger Mann, Dankeschön. Und Bernd Mailänder im Safety Car kann wieder ein bisschen durchatmen. Der sitzt ja zusammen mit seinem Partner sauberer Verbremser im Safety Car, schaut das Rennen im eingebauten Bordfernseher und ist natürlich über Funk mit der Rennleitung verbunden. Scott Speed ist das. Scott Speed, ja, das war der neben Takuma Sato der Einzige, der noch nicht in der Box war. Ein Montero, der war noch nicht da. So, Sato in der Box. Jetzt bis auf eine Tausendstel identische Zeiten von Michael Schumacher und Fernando Alonso im mittleren Sektor. Aber in Sektor 1 hat Alonso wieder ein bisschen was gut gemacht. Das hat aber jetzt verloren in Sektor 2. Oh, das wird wieder eng hier. Oho. Also wenn man die lange Gerade runterfährt und man sieht, dass da vorne einer aus der Box kommt und weiß, es ist ein super Aguri, der ihm natürlich auf jeden Fall im Weg steht. Das ist so ein Gefühl der Ohnmacht und dann denkt man sich einfach, der ist einfach nicht da. Da fahre ich einfach irgendwie drüber weg und das geht manchmal gut, wie in dem Fall hier von Jarno Trulli und manchmal nicht ganz so gut. Auch das haben wir in der Vergangenheit schon öfters mal gesehen, dass es hier zu Kollisionen kam. Der Leidtragende hier ist Ralf Schumacher, denn er verliert sicher erstmal viel Zeit, bis er an Sato vorbei ist. Die 29 Runden haben wir noch und Michael Schumacher hat 5,2 Sekunden Vorsprung auf Fernando Alonso. Massa ist jetzt dann doch ein bisschen weiter zurückgefallen. Und durch Räikkönens Stop, den wir ja gerade eben gesehen haben, sind natürlich die Verfolger, die Toyota, wieder nach vorn gekommen. Trulli 4., Ralf Schumacher 5. und auf der 6 Giancarlo Fisichella. Jetzt die Speed, die wir wieder haben, das ist die wirklich im Auto und im Fahrer steckt und im Moment holt Alonso auf. 4,9 Sekunden der Abstand. Denn man hat Alonso nicht so viel Sprit mitgegeben, weil man ihn auf Gedeih und Verderb vor Felipe Massa wieder auf die Strecke kriegen wollte. Ja, das hat ja auch ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Massa inzwischen doch 5,8 Sekunden hinter Alonso. Und fährt auch deutlich langsamer. In der letzten Runde hat er ganze Sekunde verloren. Ja, hier Red Bull Fight. Coulthard, Dornbos, Speed, Liuzzi. Und jetzt kommt die Spitze. Das könnte Michael Zeit kosten, denn eine solche Gruppe zu überrunden ist nicht unproblematisch, auch wenn die natürlich blaue Flaggen gezeigt bekommen. Jetzt muss er erstmal den Barrichello kassieren, der ja durch den
zusätzlichen Boxenstopp, wo er den Frontflügel getauscht hat, zurückgefallen ist. Der lässt ihn hier in den SS vorbei. Ja, diese Red Bull-Gruppe, die haben wir auch in China schon als eine Einheit gesehen. Also vom marketingstrategischen Punkt ist das natürlich eine perfekte Performance. Ja, schon, aber wäre es schöner, wenn die weiter vorne fahren würde und nicht auf den Plätzen 14, 15, 16, 17. Das ist richtig. Allerdings muss man auch eines sagen, der Erfolg, sagen wir, die hier wirklich mehr Erfolg haben, ist natürlich die Toro Rosso-Truppe von Gerhard Berger und von Franz Tost, denn die fahren mit einem Vorjahresauto. Und dass die mit dem Nummer 1 Red Bull-Team mitfahren können, das zeigt, was man aus einem kleinen Minardi-Team machen kann, wenn man nur mit den richtigen Leuten arbeitet. Einen aus der Vierergruppe hat Michael Schumacher, Vitantonio Liuzzi, der hat ihn vorbeigelassen. Aber Sie sehen, da ist Fernando Alonso auch schon dran vorbei. Also der hat auf jeden Fall partizipiert und ist näher rangekommen. Ja, also nochmal, was passiert im Moment? Im Moment versucht die Spitzengruppe, eine Gruppe zu überrunden. Das war früher, bis vor ungefähr 10 Jahren, ein Riesenproblem, denn da wurde zwar hin und wieder eine blaue Flagge gezeigt, das heißt, lass den, der hinter dir ist, bitte vorbei, aber sie wurden in den meisten Fällen ignoriert. Das geht jetzt nicht mehr, zumindest nicht mehr so richtig, denn die Kommissare geben ganz genau an, ab wann, ab welcher Uhrzeit die blaue Flagge für die, die überrundet werden sollen, geschwenkt wird. Und dann tickt die Uhr runter. Wenn man nämlich dann nicht rechtzeitig den vorbeilässt, dann gibt es eine Durchfahrtsstrafe durch die Box. Ja, Timing ist alles bei der Formel 1. Da wird ganz genau geschaut. Auf unserem Computer steht jetzt zum Beispiel blaue Flagge für Auto Nummer 15 um 14:46 Uhr und 49 Sekunden. Und dieses Auto Nummer 15 ist in diesem Fall Robert Dornbos. Und das wird protokollarisch natürlich ganz genau festgehalten, du hast es gerade gesagt. Und da wird ganz genau geschaut, wer passt da nicht auf. Und da wird auch ganz genau mitgerechnet, sind die Herrschaften vom Gas gegangen. So wie jetzt gerade zum Beispiel Rubens Barrichello für Fernando Alonso. Ja, also da haben beide, würde ich mal sagen, genauso viel Zeit verloren. Michael als Erster und Alonso als Zweiter. Da haben wir jetzt gerade auch sehr schön die blauen Flaggen gesehen. Genau. So, Alonso hat das Gröbste noch vor sich, Michael hat es hinter sich. Das ist Liuzzi und direkt dahinter Alonso. Ja, das glaube ich könnte einfach gehen, er lässt ihn einfach auf der Geraden vorbei, davon gehe ich mal aus. Und dann wird es nicht mehr so wahnsinnig lange dauern, bis Fernando Alonso zu seinem zweiten Stop kommt. Wir haben ja gesagt, er wird eher kommen als Michael Schumacher. Damit wir den nicht verpassen, machen wir unseren Boxenstopp jetzt, sind aber, wie versprochen, wenn was passieren sollte, ganz schnell wieder in Suzuka. Pasitraukia į šoną, į trasos kraštą, praleidžia Fernando Alonso į priekį ir dabar prieš Fernandą yra Scottas Speedas. Reklamos pauzelė. Veiks 29 ratą ir Michaelis Schumacheris išlieka lenktynių lyderis. Ir matome, kad dabar Michaelis pradėjo tolti nuo Fernando Alonso, kuris pasinėrė į ratų lenkiamų Red Bull ekipos sportininkų minę. Tai jau trečiai dabar lenkia Fernandas Alonsas, dar prieš akis liko Davidas Coulthardas. Scottas Speedas matė, jog artėja Fernandas Alonsas, starto finišo tiesioje pasitraukė į dešinę, o Jarno Trulis pasuka antrą kartą į techninio aptarnavimo juostą 29 rate. Iki lenktynių pabaigos likus 24. Na ir turėtų iš čia stovėti geras 8-9 sekundės. Tiek degalų turėtų užtekti iki lenktynių pabaigos. Taip ir buvo, 9 sekundės 30. Taigi du sustojimus suplanavęs Jarno Trulis gana anksti atliko antrąjį, kadangi lenktynių pradžioje bolidas buvo gana lengvas. Ir Scottas Speedas daro klaidą Degner posūkyje. Nesenai praleidęs starto finišo tiesioje į priekį lenktynių lyderį besivėjantį Fernando Alonso. Scottas Speedas išslysta iš trasos ir kilpos posūkiai veikia labai lėtai. Padangos labai nešvarios. Taip, aplipę dulkėmis, reikia nuvalyti jų paviršių, kad Scottas Speedas vėl galėtų važiuoti greitai. Keistų režimų važiuoja Scottas Speedas, matome mirksinčią raudoną lemputę bolido gale, tai yra lietaus režimas. Ar netyčia Scottas paspaudė
kurį nors mygtuką ant vairo. Ar yra kitų problemų? Michaelis Schumacheris įveikia 30-ąjį ratą, netrukus starto finišo liniją kerta jau lėtesnius varžovus. Ratu aplenkęs Fernandas Alonsas, lėtesni varžovai jam nebetrukdo. Sportininkus skyrė lygiai 5,5 sekundės. Štai ir Ralfas Schumacheris tuoj po komandos draugo Jarno Trulio antrą kartą lankosi boksuose. Taip pat apie 8 sekundės trūkstantis Ralfo sustojimas. Ar užteks degalų iki galo? Turėtų užtekt, bet pilti teks šiek tiek daugiau negu varžovams. Taigi dabar kurį laiką Toyota pilotai važiuos gana sunkiais, lyginant su jų tiesioginiais varžovais bolidais. Štai sugrįžta už Jarno Trulio Ralfas Schumacheris, labai nedaug trūko Ralfui, kad būtų priekyje, tačiau to neįvyko. Nors kvalifikacijoje Ralfas startavo 3 vietoje, vieną poziciją aukščiau, nei dabar priekyje atsidūręs jo komandos draugas Jarno Trulis. Tačiau Toyotos pozicijos trasoje yra gana palankios šiandien kovoti dėl taškų savo namų Grand Prix Japonijoje ir to Toyota labiausiai nori. 30 ratų jau įveikė lenktynių lyderis Michaelis Schumacheris, taigi įveikta daugiau negu pusė distancijos ir kol kas situacija Michaeliui Schumacheriui atrodo palanki ir jeigu taip lenktynininkai finišuotų šios dienos lenktynėse, paskutinėse sezono lenktynėse Brazilijoje Fernandui Alonsui jau neužtektų pergalės tam, kad iškovoti čempiono titulą, kadangi Michaelis Schumacheris finišuodamas antroje vietoje užsitikrintų savo 8-ąjį čempiono titulą. Dėl to, kad savo sąskaitoje turėtų vieną pergalę daugiau. Na, štai ekrane ką tik matyta Giancarlo Fisichella, Toyota bolidams pasukusi techninio aptarnavimo juostą, pakyla į 4-ąją vietą ir šiuo metu atsilieka, žiūrime, šiek tiek daugiau nei 7,5 sekundės nuo 3-oje pozicijoje važiuojančio Felipe Masos. Na, labai svarbu Giancarlo Fisichellai artėti prie Masos, ką jis 30-ame rate sugebėjo padaryti, tačiau 31-ame Masa 0,2 sekundės dalimis buvo greitesnis, kadangi Renault ir Ferrari kovoja ne tik vyksta kova ne tik tarp Michaelio Schumacherio ir Fernando Alonso asmeninėje įskaitoje, bet vyksta nuožmi kova ir konstruktorių taurėje. Todėl labai svarbus ir antrųjų pilotų taškai. Na, kaip rodo paskutiniai 2 lyderių ratų intervalai, Michaelis Schumacheris puikiai pasinaudojo ratu lenkiamų varžovų pranašumais. Tai yra, kad Michaelis juos pavijo, suplanavo, kad juos pavytų dėkingose savo vietose ir pasinaudodamas tuo įgijo tam tikrą pranašumą prieš Fernandą Alonsą, kuris buvo pradėjęs vytis Michaelį Schumacherį. Kas atsitiko? Trasos ribų? Robertas Kubica. Nu, šioje vietoje Robertas atrodo klydo jau ir kvalifikacijos metu. Pažįstamoje vietoje suklysta Robertas Kubica, ne pati maloniausia vieta daryti tokią klaidą. Tai vyko ten pat, kur už trasos ribų buvo ir Scottas Speedas. Degner posūkio antroji dalis. Labai panašu, jog šioje... Netgi pirmoje dalyje, atrodo, Robertas paliko trasą. Labai panašu, jog šioje vietoje yra trasos paviršiaus neligumas, dėl ko skundėsi Robertas Kubica. Kvalifikacijoje šoktelėjo jo bolido galas, buvo prarastas sukibimas su trasos paviršiumi. Robertas kvalifikacijoje užfiksavo 12-ąjį greitąjį ratą, taigi startavo iš 12-osios pozicijos. Toliau stebime Michaelį Schumacherį. Michaelis turi jau beveik 6 sekundžių persvarą prieš Fernandą Alonsą. Puikiu tempu įveikęs 32-ąjį ratą. Šią persvarą Michaelis didina visą pusę sekundės. Beveik pusę sekundės. Taigi Michaelis matyt gali reguliuoti savo važiavimo tempą. Dabar nusprendė atsidarius švariai trasai šiek tiek paforsuoti įvykius ir palikti Alonsą be jokių vilčių kovoti dėl pergalės šiose lenktynėse. O štai principinė kova tarp abiejų Toyota sportininkų. Na, jau matėme tokių kovų šį sezoną. Netgi vienos metu Ralfas Schumacheris sugebėjo įvažiuoti Jarno Truliui į jo bolido galą. Dabar Ralfas, matome, jaučiasi greitesnis ir bando spausti Jarno Trulį. Galbūt šiek tiek geriau Ralfas pažįsta šią Suzukos trasą, kadangi ilgai lenktyniavo Nippon formulėje.
Turi kažkokią problemą Jarno Trulis? Klausė Ralfas, ar Jarno neturi problemų. Kodėl važiuoja taip lėtai? Giancarlo Fisichella pasitraukė iš 4. pozicijos, taigi į priekį praleidžia ir Jensoną Buttoną, ir Kimi Raikkoną, ir Jarno Trulį su Ralfu Schumacheriu. Labai nedaug šie sportininkai buvo atsilikę nuo Italo. Paskutinis Giancarlo sustojimas, lygiai tiek pat, kiek boksuose stovėjo ir Ralfas. O Toyotos atvažiuoja į starto finišo tiesiąją tik dabar. Taigi, Giancarlo Fisichellai turėjo pavykti pagerinti savo padėtį iš karto 2 pozicijom. Ne, taip. Ta Giancarlo ir padaro. Į trasą išvažiuoja už Kimi Raikkoneno. Gana nebloga žinia Renault komandai. Labai Giancarlo Fisichellai Renault. Žinoma, požiūriu svarbu iškovoti kuo daugiau taškų ir prisidėti prie kraičio konstruktorių įskaitoje. Vėl šiek tiek greitesnis trasoje buvo Fernandas Alonsas, tačiau tarp dviejų lyderių išlieka daugiau negu 5,5 sekundžių intervalas. Tarpu Felipe Massa važiuoja ne toje klasėje kaip 2 čempionato lyderiai. Iš tikrųjų neleidžia šiuo metu jo bolidas, tai yra priartėti prie Michaelio Schumacherio. Panašu, kad Michaelis kontroliuoja situaciją, jisai gali varijuoti savo važiavimo tempą, gali padidinti jį tada, jeigu reikia, bet atrodo, kad Michaelį Schumacherį patenkina būtent toksai intervalas ir jisai bando tausoti savo techniką nenumatytiem atvejam. Na, visko žinoma gali atsitikti ir Michaelis dabar būdamas lyderio pozicijoje be abejo vertina kiekvieną Fernando Alonso rato įveikimo laiką, kadangi ir Michaelis Schumacheris, ir Fernandas Alonsas dalyvauja antrose jau lenktynėse su šiuo metu naudojamu varikliu. Taigi techniką reikia tausoti, reikia ją taupyti, kad ji išlaikytų iki pat lenktynių finišo. Na, Fernandas Alonsas bandęs vytis Michaelį Schumacherį, dabar jau važiuoja šiek tiek lėčiau, taigi Michaelio persvara po truputėlį auga. O tai yra gana prastos žinios Fernandui Alonsui ir geros Michaeliui Schumacheriui, kadangi kitose lenktynėse Fernandui reikės tik pergalės ir žinoma tikėtis, kad tarp jo ir Michaelio kažkas bent jau finišuotų antroje vietoje. Na ir Fernandas Alonsas apsilanko techninio aptarnavimo juostoje. Tai vyksta 35 rate iki lenktynių pabaigos likus 18. Na, o Michaelis Schumacheris dar turi gana didelę degalų atsargą savo bake. Massa taip pat techninio aptarnavimo juostoje. Sėkmingai aptarnauja savo komandos lenktynininką Renault mechanikai. 7 sekundės 20. Maso sustojimas trunka šiek tiek ilgiau. Beveik 8 sekundės. Taigi turėjo taktikos rezervų Ferrari ekipa. Savo lenktynininkams starto metu buvo įpilusi daugiau degalų už tiesioginius konkurentus. Na ir be abejo, pirmo sustojimo metu matėm, Ferrari lenktynininkai gavo daugiau degalų už savo varžovus tam, kad paskutinį sustojimą atliktų vėliau. Na, mes matėme, kaip Fernando Alonsui sunkiai sekėsi lenkti ratu atsilikusius varžovus. Dabar po šio sustojimo Fernandas Alonsas prarado tikrai sumoje su įvažiavimu, išvažiavimu, stovėjimu techninio aptarnavimo juostoje apie 22-23 sekundės. Taigi didelė tikimybė, kad vėl lėčiau važiuojantis sportininkai susigrąžino anksčiau prarastą ratą ir vėl Fernandas Alonsas turės kankintis juos lenkdamas. Michaelis Schumacheris neilgai laukęs. Neilgai laukęs Michaelis Schumacheris. Atrodė, kad jam buvo pilama gerokai daugiau degalų, bet tikriausiai atsargumo dėlei Michaelis Schumacheris užvažiuoja boksus iš karto už savo varžovo. Na, žinoma, kai esi lenktynių lyderis, verta atlikti identiškus veiksmus, kaip atlieka už jo važiuojantis sportininkas, kadangi aiškiai išlaikoma lyderio pozicija, štai kas ir nesunkiai dabar pastebima ekrane. Fernandas Alonsas aplenkė Rubensą Barrichello, kaip ir minėjau, kurį buvo nesenai aplenkęs iki savo antrojo sustojimo. Barrichello jam nesutrukdo, na, o Michaelis Schumacheris vieną ratą ilgiau išbuvęs trasoje
turėjo galimybę dar šiek tiek padidinti persvarą prieš Fernando Alonso. Na ir likus 17, mažiau nei 17 ratų iki lenktynių pabaigos, kasgi rūksta? Michaelio Schumacherio bolidas. Taip, Ferrari variklio gedimas. Mėlyna dūmelį. Na, sunku patikėti tuo, ką mes dabar matome savo ekrane. Atsimename, jog lygiai taip pat nesėkmingai lenktynės baigėsi Fernandui Alonsui. Tiesa, tuo metu jis nebuvo lenktynių lyderis Monzoje, tačiau variklis sugedo ir pirmoji finišavęs Michaelis Schumacheris 10 taškų daugiau iškovojo tose lenktynėse nei Fernandas. Dabar analogiška nesėkmė ištinka Michaelį Schumacherį, tik jos kaina yra dar didesnė. Michaelis buvo lenktynių lyderis ir likus 16 ratų iki lenktynių pabaigos mes pamatom mėlyną dūmą. Na, buvo abejonių, ar Ferrari ekipos varikliai yra patikimi po to, kai Felipe Masai praeitose lenktynėse buvo keičiamas variklis, bet Ferrari ekipa patikino, kad tai buvo, na, išimties atvejais ir kad jie visiškai pasitikė. Na, nėra, kaip sakė specialistai, 100% patikimumo, jo negali būti, tačiau Ferrari ekipa tikėjo, kad jų varikliai tvarkoj, nors prieš lenktynės Fernandas Alonso sakė, kad be abejo, po nesėkmingos kvalifikacijos, po to, kai milžinišką greičio persvarą turėjo Ferrari ekipa naudojanti Bridgestone padangas, negalima sakyti, kad viskas prarasta, reikia kovoti, kadangi lenktynės yra lenktynėse, jose atsitinka daugelis neplanuotų dalykų. Ir vienas iš tokių dramatiškiausių ir mažiausiai planuotų, ko gero, buvo būtent Ferrari variklio gedimas, kuris ištiko Michaelį Schumacherį. Na, iš tikrųjų, sunku patikėti to, kas įvyko. Padarykim reklamos pauzę. 10 taškų persvarą įgytų Fernandas Alonsas, o tai reikštų, kad Michaeliui Schumacheriui po 2 savaičių Brazilijoje reikia tik pergalės ir tik tokios, kai Fernandas Alonsas nefinišuoja. Tik tokiu atveju Michaelis Schumacheris susilygintų taškais su Fernandu Alonsu, tačiau dėl to, kad turėtų vieną pergalę lenktynių pabaigos, dar 15 ratų ir Fernandui Alonsui reikia finišuoti. Fernando Alonso variklis taip pat važiuoja antrasias lenktynės. Taigi, dabar ispanas, matyt, jo mintyse viena tik tais. Kaip tausoti variklį taip, kad finišuoti šiose lenktynėse. Ir Felipe Massa iš karto pajutęs kraujo skonį, kad jisai liko paskutinysis Ferrari lenktynininkas trasoje, dabar jisai gali kovoti dėl pergalės, Felipe iš karto padidino važiavimo tempą. Alonsas tuo tarpu matyt jį sumažino. Baigos pasitraukė iš Formulės 1, baigė Formulės 1 lenktynininko karjerą ir žinoma puikiai galimybė kovoti dėl 8-ojo čempiono titulo. Šiandieną parūksta dūmais, tiesa išlieka dar galimybė pakovoti finalinėme etape Brazilijoje. Na ir taip pat Fernandui Alonsui iki finišo dar lieka šiek tiek laiko, reikia finišuoti. 11 ratų, labai sunkus ratai turėtų būti dabar būtent ispanui. Felipe Massa bando vytis Fernando Alonso, tarp jų šiek tiek mažiau negu 10 sekundžių skirtumas. Ir boksuose dar nepabuvo antrą kartą McLaren ekipos sportininkai. Kimis Raikonas šiuo metu pakilęs iki 3-osios pozicijos, kurią be abejo jisai praras. Na ir jo komandos kolega Pedro de la Rosa kol kas tik 11. Taigi vėlgi 2 lenktynininkų gana žymus klasės skirtumas. Startavo jie labai panašiai antrojo dešimtuko pradžioje, tačiau Kimis Raikonas sugebėjo gerokai pagerinti savo situaciją lenktynėse. Na, stebėjosi Kimis ir jo komandos draugas Pedro de la Rosa bei visa McLaren ekipa, jog kvalifikacijoje labai gerai subalansuoti, stabilūs bolidai, tiesiog stokojo greičio ir matyt ekipa galvoja pasirinko ne tas Michelin padangas, tačiau štai lenktynėse gana konservatyvi strategija, labai sunkus bolidas iki pirmojo sustojimo, leidžia Kimiui Raikonenui pretenduoti į nemažus taškus, o galbūt netgi ir pagalvoti apie finišą ant podiumo. Na, tą bus sunku padaryti Kimiui Raikonenui, už jo važiuoja Giancarlo Fisichella, Jensonas Buttonas, Jarno Trullis, Ralfas Schumacheris, sportininkai, kurie jau atlikę po 2 sustojimus. Markas Weberis važiuoja nusilaužęs priekinį ratą. Paskutinėme posūkyje prieš starto finišo tiesėje Markas Weberis atrodo palieka trasą, kontaktuoja su apsauginiais barjerais, trūksta bolido priekinio sparno ir pažeista. Taip,
Už trasos ribų buvo Markas Weberis. Nemalonus incidentas. Kuris klydo ir kvalifikacijoje. Ten iškovojo tik 14 starto poziciją, tuo tarpu, kai jo komandos draugui, gerokai mažiau patyrusiam šių metų debiutantui Niko Rosbergui pavyko kvalifikacijoje patekti į pirmąjį 10. Markas Weberis, kaip žinome, kitais metais nebelenktyniaus, nebeatstovaus Williams ekipai. Startuos už Red Bull Racing bolido vairo ir bus Davido Coulthardo komandos draugas. Išslydo iš idealios trajektorijos, o nešvarios trasos dalies bolidas visais 4 ratais pradėjo slysti, ir šioje vietoje barjerai yra arti, vos ne kaip Monake. Būtent dėl tai yra vienas argumentas, kodėl Suzuka trasa prarado savo teisę kviestis pirmą formulę nuo sekančio sezono, kadangi konkurentai iš Fuji trasos be abejo siūlė žymiai modernesnės saugos zonas. Žinia, jog Hondai priklausanti Suzukos trasa buvo pastatyta 1962 metais ir nuo to laiko, kuriai priklauso ši trasa, investavo net $170 milijonų JAV ją tobulindama. Fuji po 30 metų pertraukos sugrįž kitais metais į Formulės 1 areną ir mes ten turėtume pamatyti ne ką prastesnės lenktynes nei čia Suzukoje, kadangi visų pirma ši trasa turės pačią ilgiausią tiesėje, kurios ilgis beveik 1,5 kilometro. Kimis Raikkonenas labai vėlai stoja paskutinį kartą. Įdomu, į kurią atrodo prieš Jarno Trulį grįžta Kimis Raikkonenas. Taigi, labai vėlyvas sustojimas leido Kimiui Raikkonenui pagerinti savo padėtį dar 2 pozicijom. Tik Fisikelai ir Buttonui praranda pozicijas Kimiui Raikkonenas. Ir šį kartą atrodo, jog McLaren naudojama programinė įranga, kuri kiekvieną sekundę skaičiuoja kiekvieną galimą variantą strategijos pokyčių, vertindama ir oro sąlygas, ir trasos paviršių, ir kiekvieno varžovo padėtį trasoje, pasiūlo ekipai vienokį ar kitokį taktikos pakeitimą. Šį kartą įveikia. Šiek tiek mažiau degalų turėtų starto metu Toyota ekipai. Lenktynėse kainavo iš tiesų labai brangiai. Po truputėlį varžovai stoja vėliau, lenkė Toyotas ir nors jos važiavo santykinai greitai, bet dėl šiek tiek ankstesnių sustojimų matėme, kad Toyotos lenktynininkai prarado puikias startinės pozicijas ir nukrito toli žemyn. Trečiasis ir antras planuotas Rubenso Barrichello sustojimas techninio aptarnavimo juostoje vyksta be jokių nesklandumų, o mums laikas reklamos pauzei. Ein Positionskampf gewesen hier, das Rausfahren von Barrichello. Barrichello ist nämlich abgeschlagen. Auf Position 12. Jetzt ist Massa dann endlich mal 3 Zehntel schneller gefahren als Fernando Alonso. Horcht eher auf das, was ihm die Box so zu verkünden hat. Also der Ausfall von Michael, den hat er natürlich auch live und in Farbe sozusagen mitbekommen, aber die Box, die das am Fernsehbild verfolgen kann, hat es ihm deswegen natürlich in erster Linie sofort gesagt, dass er gewarnt ist, dass da eben Öl auf der Strecke ist. Und da weiß man vom Cockpit aus sehr genau, wie sich so ein Rennen entwickelt, wer vor einem ist, wer hinter einem ist. Nicht, also wenn man Blickkontakt hat, sowieso, aber auch wenn man den Gegner nicht sehen kann, bekommt man das doch ganz gut mit. So, Felipe Massa, der zweitplatzierte Ferrari, den wir im Moment verfolgen und mit dem wir Sie jetzt mal ganz kurz allein lassen. Splitscreen-Werbung, gleich gibt es wieder den Ton zu den Bildern. Gana nesėkmingų iki sezoninių bandymų ir kelių gedimų treniruotėse sezono pradžioje štai paveda lemiamų momentu. Įdomu, kad Michaelis Schumacheris pareiškė, kad jisai anuliuoja savo planuotas atostogas po šių lenktynių prieš Brazilijos Grand Prix tam, kad Cherezo trasoje Ispanijoje galėtų pabandyti naujus Ferrari ekipos komponentus, tame tarpe ir variklį, kurį Ferrari ekipa turės naudoti tik vienas lenktynes. Taigi ruošiama speciali variklio specifikacija, kurios patikimumas be abejo bus sumažintas galingumo naudai. Ir būtent šiam testui Michaelis Schumacheris paaukojo savo atostogas.
Taip pat Renault ekipa atrodo pareiškė, kad tarp Brazilijos ir šių lenktynių Japonijoje taip pat planuoja test sesiją Silverstone trasoje. Taigi Renault ekipa, kaip ir kiti jų varžovai, bolido vystymą tęsia iki pat paskutiniųjų lenktynių. Na, nieko nuostabaus, kova dėl čempiono titulo asmeninėje įskaitoje, dėl čempionės vardo konstruktorių taurėje verčia ekipas investuoti ir pinigus, ir laiką iki paskutinės akimirkos, kurią jie gali pasinaudoti prieš pat finalinį lenktynių etapą Brazilijoje. Na, kaip ir Ferrari, taip ir Renault šios dienos lenktynėse, kaip jau minėjome, naudoja motorus antrą Grand Prix savaitgalį. Taigi Brazilijoje ir Ferrari, ir Renault turės šviežius agregatus, kaip Arūnas pasakojo, kurių resursas bus sutrumpintas galios naudai. Na, kaip Renault variklių specialistai minėjo prieš šias lenktynės, dėl lietaus buvusio praeitose lenktynėse Kinijoje variklių resurso buvo panaudota tik 80%. Tai reiškia, kad čia Japonijoje Renault lenktynininkai turėjo likusius 120% 2 savaitgalių variklio resurso. Taigi turėjo tam tikrų rezervų Renault ekipa savo varikliuose. Na, įdomu, iki lenktynių finišo lieka 9 ratai. Michaelio Schumacherio variklyje rezervo šiek tiek pritrūko. Fernandas Alonsas, lenktynių lyderis, Felipe Massa antroje vietoje, likęs vienintelis Ferrari bolidas trasoje, nuo lenktynių lyderio atsilieka šiek tiek daugiau nei 11 sekundžių, tačiau paskutinį ratą įveikė lėčiau nei lenktynių lyderis, taigi nerodo jokių ženklų, kad bandytų vytis Fernandą. Massa lyg iš pradžių ir bandė vytis, tačiau po to jo tempas pradėjo šiek tiek mažėti. Matyt, Ferrari ekipa per radiją susisiekė su Felipe Massa ir paprašė jo patausoti variklį, nes po incidento su Michaeliu Schumacheriu būtų itin skaudu prarasti dar vieną labai brangią poziciją. Už antrąją vietą vis tik skiriami 8 taškai ir šie taškai Ferrari ekipai turi aukso kainą konstruktorių taurės įskaitoje. Kita vertus, iki lenktynių pabaigos lieka jau mažiau nei 8 ratai. Šiuo metu Massa, kaip minėjau, atsilieka daugiau nei 12 sekundžių, taigi pavyti Fernandą Alonsą būtų labai sunku. Na, o dabar įveikiant vieną po kito greitus ratus, tikėtis, kad psichologiškai palūš Fernandas Alonsas yra tikrai naivu, kadangi... Na, ne Fernandas Alonsas, tikrai vaikinas, kuris demonstruoja labai retą charakterio tvirtumą ir nepietietiškai šaltus nervus. Ta pažymi daugelis Formulės 1 specialistų, tarp jų didžiai gerbiamas Jackie Stewartas, kuris kiekviename pokalbėje su žiniasklaida randa laiko pasidžiaugti Fernando Alonso nervų šaltumu ir tuo, kad Fernandas Alonsas lenktynėse daro labai mažai klaidų arba tiesiog jų išvis nedaro. Na, mechanikai apsikabina Michaelį Schumacherį, tarsi atsiprašo už šį nesklandumą, kelios ašaros, bet viskas okei, nieko nepadarysiu. Tai įvyksta Formulėje 1, Michaelio Schumacherio karjera Formulėje 1 prasidėjo 1991 metais ir Michaelis per tą karjerą patyrė išties labai daug. Taigi, nieko naujo. Tai atsitiko lemiamų momentu, bet ne viskas prarasta. Ne viskas prarasta, iš tiesų. Michaelis Schumacheris turėjo persvarą prieš Fernandą Alonsą pergalių skaičiumi. Taigi netgi jeigu Fernandas Alonsas dabar nugalėtų, Michaelio padėtis nebūtų dar tokia bloga, kokia būtų buvusi bloga Michaelio Schumacherio pergalės atveju. Taigi, Michaeliui Schumacheriui dabar lieka tikėtis tik to, kad arba šiose lenktynėse, arba sekančiose lenktynėse, paskutinėse lenktynėse šį sezoną Brazilijoje, Fernandas Alonsas neuždirbs taškų. Tokiu atveju be abejo Michaelis Schumacheris gali tikėtis tapti čempionu. Na, nemažai bet sąlygų įvykdyti Fernando Alonsui. Apmaudu, kad atrodo šis čempionatas, po tašką skiriasi kiekvienose lenktynėse. Buvo balansuojama po 1-2 taškus į ten atgal. O štai paskutiniuose 2 lenktynėse mes vėl įgyjam tokias didelės persvaras dėl mechaninių kliūčių. Iki lenktynių pabaigos lieka jau mažiau nei 6 ratai. Fernandas Alonsas daugiau nei 13
sekundžių turi persvarą prieš Felipe Masą. Giancarlo Fisichella važiuoja greičiau už Masą ir šiuo metu yra trečias, tačiau juos skiria 13,5 sekundžių. Jensonas Buttonas nuo Fisichellos atsilieka daugiau nei 6 sekundės. Kimi Raikkonas 5, atsilieka beveik 4 sekundės nuo Buttono. Jarno Trulis, Ralfas Schumacheris ir toliau abu Toyota sportininkai važiuoja 6-7 vietoje, vos 1 sekundę juos skiria. Na, o štai bus labai sunku, galbūt net neįmanoma. Taigi Lenkas tikisi, kad nebent kažkurio iš varžovų septynetukė gedimas, mechaninė problema gali teikti jam vilčių šiose lenktynėse uždirbti taškelį. Matėme, kad Robertas Kubica buvo palikęs trasą ir startavo žemiau už savo labiau patyrusį komandos kolegą, tačiau Lenkas lenktynėse buvo labai greitas ir matome prisivijo Niką Heidfeldą, turėjusi žymiai palankesnę situaciją šiose lenktynėse. Agresyviai lenktyniauja perspektyvusis Lenkas, nebijo rizikuoti, tą matėme ir kvalifikacijų ir lenktynėse, jam palikus trasą, galbūt štai paklausykim, ką sako. Sako, kokį pranašumą Takumas turi prieš Scottą Speedą ir šis pranašumas beveik 8 sekundės, matyt, tos 8 sekundės atsirado tada, kai Scottas Speedas buvo ilgam palikęs trasą. Taip, Scottas Speedas važiuoja už Takuma Satos 16 pozicijoje. Ir kas itin svarbu, Thiago Montero važiuoja dar ir už Scotto Speedo. Taigi, Takuma Sato namų lenktynėse demonstruoja labai neblogą Super Aguri ekipos formą. Ir kol kas Takuma tik tais vienu ratu atsilikęs nuo lenktynių lyderio. Taigi, situacija labai pagerėjusi, lyginant su sezono pradžia. Na, šiokia tokia paguoda šiai komandai debiutantai, kurios bolidą varo Honda motoras, o čia Suzuka priklauso būtent Hondai. Tačiau kovoti dėl taškų Aguri Suzuki ekipai dar yra gana toli ir manau kitais metais taip pat tai yra vienintelė galimybė, jeigu visos komandos anonimiškai sutiktų ir leistų pakeisti taisyklės, kad Honda galėtų parduoti savo. Štai važiuojame su Robertu. Leidžia Robertui Kubicai atakuoti Niką Heidfeldą. Na, fantastiška. BMW Zauber ekipa vis tik yra, neturiu žodžių. Taip ir turi būti. Taip ir turi būti. Ragina jo lenktynių inžinierius Robertą Kubicą atakuoti Niką Heidfeldą. Varyk ir aplenk Heidfeldą, tą mes puikiai girdėjome, na dabar reklamos pauzė. Schön so, dass nichts schief geht. Ja. Denn wenn die beiden sich jetzt behaken und am Ende beide rausfliegen. Ja, dann lacht der Nico Rosberg. Der ist nämlich 10. Jetzt ist er richtig dran, der Robert Kubica. Ja, also die Schlussphase der Rennen gefallen dem Nick Heidfeld nicht so richtig. Ich habe es ja gerade gesagt, in Shanghai sah es lange so aus, als würde er Vierter werden. Am Ende, nach dieser unglücklichen Aktion in der letzten Kurve und der Kollision mit Barrichello, wurde er nur 7. Hier sah er zwischendurch auch mal aus, als wenn es nur ein bisschen mehr werden könnte als nur ein Pünktchen. Und jetzt muss er sogar um dieses eine Pünktchen richtig zittern. Ja, Kubica war wieder deutlich schneller, auch durch 130R. Aber er ist nicht nah genug dran, um am Ende der Geraden zu überholen. Das Klassement mit den Hitparadenpfeilen. 6 Plätze nach oben von 11 auf 5. Kimi Räikkönen. 4 Plätze nach vorn von 5 auf 1. Und das ist das Wichtigste, Fernando Alonso. Schadensbegrenzung sollte das werden. Er hat es in allen Interviews vorne gesagt. Ich bin froh, wenn ich aufs Treppchen komme, wenn ich Dritter werde hinter den beiden Ferrari. Niki Lauda hatte als Tipp aus Wien eine ganz klare Reihenfolge. Schumacher gewinnt vor Massa und Alonso wird Dritter. Massa auf 2 war richtig, aber Alonso, so sieht's aus, wird nicht Dritter, sondern Erster und Michael Schumacher ist schon gar nicht mehr dabei. Und jetzt ist auch das Rennen für Scott Speed zu Ende. Und bei Renault wird man auf die Telemetriedaten achten, wird man alle Computerdaten beobachten, wird man hoffen, dass da jetzt der 8-Zylinder im RS26 funktioniert, dass da nichts schief geht, dass da alles in Ordnung bleibt bei den letzten 12, 13 Kilometern, die es nur noch sind.
Monteiro vor der Überrundung und Alonso in Führung. Oh, da hat sich noch einer gedreht. Ein Yamamoto. Ja, wir haben vorhin über ihn gesprochen als Teamkollege von Michael Krumm in der japanischen GT-Meisterschaft. War Krumm eigentlich sehr froh, dass er endlich los war, weil er sich dauernd gedreht hat. Anscheinend hat er diese Marotte nicht abgelegt. Nebenbei bemerkt, Krumm ist gerade dabei, diese Meisterschaft wieder zu gewinnen mit einem neuen Partner, nämlich mit Richard Lyons aus England. Und das ist ja wirklich der einzige Deutsche, der sich hier niedergelassen hat, der nicht wie viele andere immer nur hin und her fliegt und quasi nur Gaststar ist in Japan. Der ist verheiratet mit einer japanischen Tennisspielerin und der fühlt sich hier richtig wohl. Ja, also obwohl jetzt alle auf Schongang fahren, ist Alonso fährt immer noch deutlich schneller als Massa. Und Fisichella ist der Einzige, ganz offensichtlich, der noch Gas geben darf. Der ist 8,9 Sekunden hinter Massa und holt 1,5 Sekunden pro Runde auf. Na gut, das ist auch in Ordnung, denn hier geht es um die Konstrukteursmeisterschaft und da hat man dem Giancarlo gesagt, du, jetzt schauen wir, vielleicht kommst du gegen Rennende doch noch ran an den Felipe Massa. Aber so oder so wird man ja richtig Punkte sammeln heute. Ja, klar. 16 sind es mindestens. Wenn er den Massa noch holen würde, könnten es sogar 18 werden. Aber auch mit diesen 16 baut man natürlich die Führung von einem Punkt aus auf geschmeidige 9. Die Blitztabelle, Renault 195, Ferrari 186. Und die Blitztabelle bei den Fahrern, Fernando Alonso 126, Michael Schumacher 116. Also er kann trotz alledem noch Weltmeister werden in Sao Paulo, aber er braucht dann natürlich einen Sieg und eine Nullnummer von Fernando Alonso. Fernando Alonso, der jetzt auf seine letzte Runde geht. Die letzten 5,8 Kilometer für ihn bei diesem Japan Grand Prix. Vorerst auch die letzten 5,8 Kilometer für Suzuka. Für diese spektakuläre Rennstrecke, von der sich die Formel 1 leider verabschiedet. Fuji liegt zwar toll vor dem Mount Fuji, sollen tolle Bilder werden, aber logistisch wird es wohl eine Vollkatastrophe werden. Es gibt nur eine einzige kleine Straße, die dahin führt. Das kann ich dir versprechen. Auch diese Location kenne ich bereits. So, und jetzt wird gefeiert. Ja, also noch wird nicht gefeiert, denn die Runde ist noch nicht zu Ende und noch kann das Ding ja auch kaputt gehen. Und gerade bei den Engländern, bei den Ingenieuren, die da immer so super cool mit solchen Situationen umgehen, herrscht fast schon so eine Art Aberglauben, dass man nicht zu früh mit dem Feiern beginnt, einfach nur warten, bis er wirklich über der Linie ist. Und dann kann man entspannt sagen, gut, jetzt haben alles schon erlebt in der Formel 1. Ich erinnere mich an Barcelona, Mika Häkkinen 800 Meter vor dem Ziel. In Barcelona war auf einmal der Silberpfeil dahin. Wir wollen es nicht verschreien für Renault und für Fernando Alonso. Obwohl ich mir sicher bin, Millionen Ferrari-Fans, wenn sie denn könnten, würden jetzt den Knopf auf der Fernbedienung drücken wollen, wo drauf steht Motorplatzer. Ja. Aber so weit sind wir noch nicht. Zum 23. Mal in der Geschichte der Formel 1 wird auf jeden Fall mal die WM-Entscheidung erst im letzten Saisonrennen fallen. Das ist in 14 Tagen in Sao Paulo und dahin fährt Fernando Alonso mit einem Vorsprung von 10 Punkten. In Shanghai haben wir einen Michael Schumacher gesehen, der auf dem Siegertreppchen gejubelt hat wie lange nicht mehr. So eine Aktion von Fernando Alonso haben wir auch lange nicht gesehen. Das haben wir lange nicht gesehen und ich sagte eines, das war eins seiner größten Siege, die er da je herausgefahren hat und vor allem auch der wichtigste. Der 33. für das Team Renault, der 15. für Fernando Alonso. Und das ist der Jubel seiner Truppe. Felipe Massa Zweiter, dann Fisichella. Button kommt als Vierter über die Linie. Und Respekt, Kimi Räikkönen wird Fünfter. Dahinter Trulli und Ralf hat ihn dann doch nicht mehr kassiert. Leider. Das ist der jubelnde Fernando Alonso. Wir warten immer noch auf Nick Heidfeld. Hat er seinen 8. Platz und damit
das eine Pünktchen ins Ziel gerettet. Flavio Briatore nimmt Glückwünsche entgegen, gibt schon die ersten Interviews und noch ist Nick Heidfeld nicht über die Linie. Jetzt ist er im Ziel, also 8. Platz Nick Heidfeld. Wir sind gleich mit der Siegerehrung wieder für Sie da. Lenktynėse nors buvo mūsų labai retai matomas, tačiau važiavo maksimaliai greitai, starto metu be abejo su labai sunkiu bolidu ir gerokai pagerino savo padėtį lyginant su kvalifikacija. Matėme vietinius herojus, Takuma Sato. Japonas džiaugiasi visų pirma finišavę šiose lenktynėse, antra, jog finišavo ne paskutinis. Jis finišo liniją kirto 15 pozicijoje, už jo lenktynėse dalyvaudami finišavo dar Tiago Monteiro ir Sakonas Yamamoto. Kągi, tikrai netikėtai palankios lenktynės Renault ekipai. Po vakarykštės kvalifikacijos galvojome, kad matysime nuobodžias lenktynės, taip vadinamas, į vienus vartus. Ferrari turėjo labai didelę greičio persvarą, kurią buvo galima matuoti kone sekundę. Tačiau lenktynėse Ferrari greičio persvaros neturėjo, o geros startinės pozicijos be abejo leido Michaeliui Schumacheriui kontroliuoti padėtį lenktynėse, tačiau variklio gedimas visas viltis puikiai išsivežti iš Japonijos milžinišką persvarą pavertė pelenais. Dar kartelį mūsų ekrane finišavusių sportininkų rikiuotė. Taigi sveikiname ir Toyota, kurie finišavo 6-7 vietoje. Labai svarbus rezultatas Toyotai Japonijoje, tačiau nedidelis šešėlis visgi buvo priekyje. Jensonas Buttonas, kita japonų ekipa Honda, finišo liniją kirto priekyje. Iš tiesų nebuvo tiek drastiška Toyota ekipos taktika kaip praėjusiais metais, kai buvo labai lengvas bolidas Ralfui Schumacheriui suteiktas tam, kad iškovoti pole poziciją. Šį kartą Toyota ekipos bolidai buvo labai nežymiai sunkesni už varžovus, tačiau to užteko, jie visą laiką stojo anksčiau už savo varžovus, kad net greitai važiavę Toyotos lenktynininkai, abu lenktynininkai prarado daug pozicijų lenktynių eigoje. Kągi, Fernandas Alonsas artėja prie Parc Fermé, mūsų ekrane asmeninė įskaita, ir nieko nuostabaus. Fernandas Alonsas susigražina lyderio poziciją ir susigražina su didžiausiu trenksmu. 10 taškų persvarą prieš Michaelį Schumacherį. Fernandas Alonsas savo 85 lenktynėse Formulėje 1 iškovoja jau 15 pergalę ir tai yra pati didžiausia pretenzija, kokios galėjome tikėti šį savaitgalį Fernandui Alonsui iškovoti antrąją čempiono karūną šiemet. Be abejo, pagrindiniam Renault ekipos rėmėjui tai yra taip pat paskutinės namų lenktynės. Žydra spalva, matyt, kitais metais tikrai dings nuo Renault ekipos bolidų. Sutartis su rėmėju baigėsi šio sezono gale. Ir Flavio Briatore, dar vienas galvos skausmas. Koksgi čia žvėriukas ar paukščiukas, kurį pademonstruoja pergalę iškovojęs Fernandas Alonsas. Galbūt jūs, gerbiami žiūrovai, geriau jį identifikavote nei mes. Tikrai netikėta, visiškai netikėta pergalė Fernando Alonsui, dėl to toks džiaugsmas yra natūralus ir neslepiamas. Nusivylęs iš tikrųjų Fernandas Alonsas buvo po pastarųjų kelių lenktynių, netgi kalbėdamas su žiniasklaida sukritikavo savo ekipą, jog jį jo nepalaiko. Vėlgi gana prieštaringai vertinami šie Fernando Alonso pasisakymai. Nelabai, žinoma, gražiai tai skamba, kalbant apie savo komandą, bet vėlgi dažnai žiniasklaidos atstovai ištraukia iš konteksto. Tiesą sakant, Fernando prieš sakydamas šitus žodžius pasakė, kad aš jaučiu taip. Tai yra, kad jisai, galima sakyti, visiškai atvirai pasakė savo jausmus. Jisai negalvoja, kad yra tokia situacija, jisai puikiai supranta, kodėl taip vyksta ir kad tai turi savo pagrindą ir mano, kad tai yra teisinga, tačiau jo jausmai yra tokie. Ir nereikia tų jausmų taip hiperbolizuoti, kaip padarė žiniasklaida. Matėme savo ekrane ir konstruktorių įskaitą. Renault padidina savo persvarą prieš Ferrari.
turi 195 taškus, Ferrari jų turi 9 mažiau. Na, o Felipe Massa savo individualioje kovoje dėl trečiosios asmeninės įskaitos vietos su Giancarlo Fisichella šį kartą pakyla į priekį, pakyla aukštyn, aplenkdamas Italą ir šiuo metu turi 70 taškų, lyginant su Italo 69. Taigi nėra dar baigtas čempionatas, nors labai didelė taškų praraja atsirado po Michaelio Schumacherio variklio gedimo. Iš tiesų sunkiai užlopama 10 taškų skylė. Štai dar kartą matome sugedusį Ferrari. Tikrai niekas nesitikėjo būtent tokios lenktynių pabaigos. Na, pasirodo, jog iš tikrųjų, jeigu Ferrari bolidas turi puikią aerodinamiką, turi labai gerą ir lengvai reguliuojamą pakabą, turi bent jau antroje sezonos pusėje puikias Bridgestone padangos, kurios teikia ekipai pranašumą prieš konkurentus naudojančius Michelin, tai silpnoji vieta visgi buvo ir yra motoras. Kaip jau minėjau ir kaip tikriausiai pamenate, prieš sezoną ne kartą gedo naujasis V8 2,4 darbinio tūrio agregatas, tai naujas motoro dizainas, kuris pagal taisyklės buvo pradėtas naudoti tik šių metų sezone. Na ir dažnai sugesdavo, būdavo pažeidžiama treniruotėse stūmoklio karūna ir kas bebūtų keista, tai atsitikdavo tai su vienu, tai su kitu stūmokliu. Ferrari pagaliau panaikino šią problemą, bet vėl gedimas lemiamu momentu. Kas taip sugraudino Giancarlo Fisichella? Na, nejaugi tokia puikiai Fernando Alonso pergalė verčia graudintis Giancarlo Fisichella. Na, tikėsimės jis apie tai. Galbūt verkia ne dėl prarastos trečios pozicijos asmeninėje čempionato įskaitoje. The trophy presented by Mr. Koichi Murakami, President of Fuji Television. Fuji televizijos prezidentas, oficialaus rėmėjo ir transliuotojo lenktynių iš Japonijos, apdovanojimas atitenka Alonso lenktynių mechanikui. Taurė ir Felipe Massa, tačiau Massos veidas neišspaudžia šypsenos, visgi daug prarado Ferrari ekipa. Na, po kvalifikacijos, ko gero, matyti tokį podiumą Felipe Massa nesapnavo net blogiausiuose savo košmaruose. Na ir jeigu Michaelis Schumacheris vis tik sugebėjo kontroliuoti padėtį lenktynėse, tai Felipe Massa tikrai yra apie ką pagalvoti. Jisai turėjo greitesnį bolidą už savo varžovą, bet varžovas pademonstravo didesnę valią nugalėti, didesnį greitį. Ir Felipe Massai tikrai dar trūksta iki tokios klasės, kurią demonstruoja jo komandos kolega Michaelis Schumacheris.
ir Fernandas Alonsas šios dienos lenktynėse nugalėjęs po to, kai vokiečiai sugedo variklis. Na, šį kartą galbūt nebus sudaužytas šampano butelis, kaip tai įvyko praėjusią savaitgalį Kinijoje. Štai viskas ok, šventė Renault komandos garaže. Na, ką padarysi, kaip jau minėjome, sėkmės švytuoklė svyruoja tai į vieną, tai į kitą pusę. Šį kartą labai košmariškai nepasisekė Michaeliui Schumacheriui atitinkamai, kai kažkam nesiseka, kažkam labai pasiseka. Ir Renault, ir Fernandas Alonso šį kartą gavo svajonių rezultatą, gavo išsvajotus 10 taškų, tuo tarpu, kai Michaelio sąskaitoje po šios dienos lenktynių buvo įrašytas nuliukas. Kągi, kitas finalinis šių metų čempionato etapas vyks taip pat nuostabioje trasoje. Brazilijoje lenktynės vyks vakare. Pagal turimą informaciją ir kvalifikaciją ir lenktynės turėtų vykti 8 valandą vakaro. Taigi puikus laikas ir manau tikrai mūsų laukia puikios finalinės Formulės 1 šių metų pasaulio čempionato lenktynės. O Brazilijoje, kaip jau atsimename, oras taip pat yra labai sunkiai nuspėjamas. Čia Japonijoje lenktynėse bent jau lietaus negavome, tačiau Brazilijoje daug dalykų gali atsitikti. Dar čempionatas tikrai nėra nuspręstas ir Michaelis Schumacheris be abejo neišeis taip lengvai, nepabaigs lengvai savo karjeros, nepakovojęs dėl čempiono titulo. O kaip jau įprasta, šias lenktynės jums stebėti padėjo Arūnas Valungevičius ir Kristijonas Kaikaris. Iki susitikimo po 2 savaičių.